bendruomenė, svečiai ir šitą renginį stebintis nuotoliu. Šiandieną mes susirinkome ypatingą renginį nuo Gamtos tyrimų centro įkūrimo pirmą kartą pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos įsakymą nuo Liepos 1 dienos. Šito centro vadovas yra renkamas pagal naują tvarką. Tai šiandieną susirinkome į viešą Gamtos tyrimų centro bendruomenės renginį, kuriam pretendentai į Gamtos tyrimų centro vadovo pareigas prisistatys patys, pristatys savo parengtas instituto veiklos gaires ir atsakys į bendruomenės klausimus. Aš pati, Laura Janulaitienė, moderuosiu šitą renginį, esu biologė, gamtosaugininkė ir ypatingai jaučiuosi šiame renginyje, nes Gamtos tyrimų centras yra mūsų Lietuvai svarbiausia institucija, kuri tyria, kaupia, akcentuoja tam tikras problemas, kurios svarbos mūsų biologiniai įvairoviai, jos apsaugai ir kitoms sritims. Taip pat noriu pristatyti šiandieną pačio renginio eigą. Šiandieną vyksta konkurso į Gamtos tyrimo centro vienas iš dalių. Tai yra nuo 10 valandos 2 valandas vyks, kaip minėjau, pretenduojančių asmenų, kurių yra 4, pačių prisistatymas, veiklos gairių pristatymas ir bus užduodami bendruomenės klausimai. Pats prisistatymas turėtų trukti griežtai 15 minučių ir labai prašome pretendentų laikyti šito reikalavimo. Noriu pasakyti, kad jeigu jums truks laiko, turėsime nutraukti jūsų pranešimą, tai turėtumėte susikaupti ir pasakyti pagrindinės mintis. Po 2 valandų pretendentai turės kitą konkurso dalį. Tai yra šiandieną pas mus irgi dalyvauja konkurso komisija, kuri šiandien stebi, kaip pretendentai prisistato, kaip atliepia į šito centro veiklos gaires ir vėliau rinks kandidatus. Dar norėčiau pažymėti, kad po pristatymo kiekvieno pretendento savo veiklos gairių bendruomenė galės užduoti klausimus, kurie yra bendri visiems kandidatams. Jie turėtų būti nešališki, objektyvūs, tai kad pretendentas galėtų atliepti, kaip Gamtos tyrimų centras dirbs, veiks ateinančius 5 metus. Kaip minėjau, klausimus gali užduoti tik tai salėje esantis bendruomenės nariai. Salėje yra iškabinti QR kodai, kuriuos jūs galite nuskanuoti savo telefonais ir užrašyti jums rūpimus klausimus, kurie turėtų būti skirti, kaip minėjau, bendri visiems kandidatams. Šį kartą pasitarę su Gamtos tyrimo specialistais nusprendėme, kad jūs kaip bendruomenė, kuri yra virš 300 šitam Gamtos tyrimų centre, galėtų patys atrinkti, į kokius klausimus pretendentai turėtų atsakyti. Tai yra, jūs savo telefone, programėlėje matysite visus užduotus klausimus ir galėsite juos reitinguoti. Tai yra paspausti patinka arba nepatinka. Ir aš tuomet pagarsinsiu šitos klausimus. Mes planuojame per likusį laiką atsakyti maždaug 6-8 klausimus. Ir kiekvienas pretendentas turės atsakyti per 2 minutes į užduotą klausimą. Jeigu pretendentas šiek tiek nukryps nuo klausimo esmės, aš galėsiu užduoti tam tikrą patikslinantį klausimą, kad būtų atliepta į klausimo esmę. Tai dar kartą noriu pakviesti jūs aktyviai dalyvauti šiandieną, nes nuo jūsų aktyvumo ir noro turėti
aktyvų lyderį, kuris bendruomenę jungtų, atlieptų Lietuvos, ES, pasaulio problematiką, sprendžiant gyvosios ir negyvosios gamtos problematikas, turėti lyderį. Tai šiandieną pagrindiniai 4 lyderiai sėdi prieš mus. Aš norėčiau juos įvardinti ir pakviesti pirmąjį lyderį pagal abėcėlės raidę pristatyti savo pranešimą. Tai šiandieną turime pas save vieną iš pretendentų, profesorių daktarą Kęstutį Arbačiauską, daktarą Vaidotą Lygį, daktarą Ričardą Paškauską ir Lietuvos mokslo akademijos tikrąjį narį, akademiką, profesorių daktarą Sigitą Podėną. Kaip minėjau, pirmąjį pranešėją kviečiame gerbiamą Kęstutį, o likusieji stebės pranešimus sėdėdami čia, o pasibaigus pranešimams visus pretendentus kviesim atsisėsti priešais GTC bendruomenę ir aktyviai dalyvauti diskusijoje. Tai kviečiame Kęstutį. Prašau. Yra džiugu matyti taip gausiai susirinkusius. Vadinasi, pirmėginsiu aš pristatyti jums, kaip aš įsivaizduočiau, Gamtos tyrimų centro veiklos gairės, kur galima būtų patobulėti ir pasiekti Lietuvai iš tiesų svarbių proveržių. Trumpai apie save, esu Vilnietis, mokyklą baigiau, Vilniuje universitete mokiausi. Na ir anuo metu, vadinasi, po universiteto, vienintelės galimybės buvo kažkur studijuoti Sovietų Sąjungoje, tai išvykau į tuo metu vedantį centrą mikrobiologinių tyrimų Sankt Peterburge. Ten pabaigiau doktorantūrą, gyniau disertaciją, vadinasi, ir gavau mokslo daktaro laipsnį. Vadinasi, profesinė patirtis, tokia gana monotoniška, vadinasi, ir vienoda. Visą gyvenimą dirbu Gamtos tyrimų centre, taip pat ir Vilniaus universitete. Šiuo metu Biomokslų institutas, anksčiau Gamtos mokslų fakultetas. Dabar vadovauju laboratoriją, esu vyriausias mokslo darbuotojas, universitete einu profesoriaus pareigas. Pradėdamas savo kalbą apie gairias, aš vis tik tai pamėginsiu suformuluoti vieną iš tokių aktualesnių problemų. Iš esmės, kokia yra, vadinasi, misija, vadinasi, koks iššūkis yra tokių institucijų, kaip kad mūsų. Mano supratimu, tai yra pagrindinis tikslas užtikrinti kokybišką aplinką visuomenės gerbūviui ir plėtrai. Savame, aišku, ta aplinka taip pat susijusi yra ir, vadinasi, su visuomenės gerbūviu. Bet aš formuluočiau tokiu būdu, vadinasi. Iš tiesų yra priimtos strategijos, vadinasi, siekiame gamtos apsaugos. Ir tie pokyčiai iš tiesų eina į teigiamą pusę, vadinasi, aplinka gerėja. Bet ryškėja dar vienas dalykas. Pat kaip, pavyzdžiui, publikacijoje Nature, kurios bendraautorius yra mūsų laboratorijos darbuotojas, atlikus metaanalizę duomenų parodyta, kad, vadinasi, tas gerėjimas išsisėmė, vadinasi, sustojo gerėjimas. Vadinasi, kažko tai reikia naujo. Ir ateina supratimas, kad tradicinės priemonės galimai įsikvepia ir reikalauja, vadinasi, šiuolaikiniai iššūkiai pokyčių. Ir pastaruoju metu, vadinasi, vis stiprėja suvokimas, vadinasi, koncepcijos, vadinasi, transformacinės kaitos.
kurie reikalauja giluminių pokyčių visuomenėje, gamtosaugoje ir kitose srityse. Užduotis nėra paprasta, vadinasi, bet aš manau, kad Gamtos tyrimų centras gali ir turi prisidėti prie šitų problemų sprendimo. Vadinasi, atliepiant į tai, ką aš pasakiau, vadinasi, galbūt geriausiai būtų įsivaizduoti, kad Gamtos tyrimų centro misija, atsiprašau, jeigu nesigirdi, kad Gamtos tyrimų centro misija galėtų būti kaip gamtos gydytojo, vadinasi, kuris turi palaikyti, vadinasi, tą mūsų aplinką, gyvą ir negyvąją, kad jinai būtų kokybiška. Vadinasi. O gydytojos kokios yra funkcijos? Yra 3 funkcijos aiškios. Diagnostika, gydymas ir labai svarbi funkcija yra prevencija. Vadinasi, kalbant apie diagnostiką, aš įskyriau biologinės aplinkos, reiškia biologinės įvairovės vertinimą. Iš tiesų, mūsų institutas turi unikalias galimybės šitą dalyką daryti ir vadinasi, šitą dalyką reikia vystyti, nes biologinė įvairovė taip pat yra nacionalinė vertybė, kurią reikia saugoti. Vadinasi. Kitas dalykas yra labai svarbus, tai bioauglės kokybės vertinimas. Vadinasi, kad galėtume imtis veiksmų, reguliuoti, vadinasi, kažkokius kurti planus, vadinasi, kažką tai įtakoti, reikalingi būklės vertinimo būdai. Ir iš tiesų mūsų institutas prisideda prie tų inovatyvių metodų, kurie praktiškai yra tam tikri algoritmai, kurie geriausiai indikuoja aplinkos sveikatą. Ir trečias diagnostikos sritis, tai yra analitinis vertinimas. Iš tiesų, mūsų institutas turi nemažai įrangos ir galėtų tą įrangą panaudoti. Vadinasi, ir netgi gauti iš to pajamų. Tam reikėtų konsoliduoti į paketus tas paslaugas ir sertifikuoti pagal galimybę laboratorijos. Gydymas, vadinasi. Reiškiasi gydymo planai, tai įvairūs, vadinasi, moksliniai pagrindai, galimybių studijos, veiksmų planai. Vadinasi, konkretus gamtinių sistemų atkūrimas, įvairaus lygio, kad sistemas gali būti. Aišku, mums užsibrėžti, kad mes turėtume atstatinėti. Tas sistemas galbūt būtų per didelis užmojis, bet mes galėtume koordinuoti ir priežiūrėti tą viską dalyką. Ir kad atstatymas gamtos būtų sėkmingas, vis tik tai reikėtų įtraukti ir visuomenę į šitą veiklą. Nes vadinasi, atstačius visuomeniai galima geriau suvokti vertę viso to. Toliau, prevencija. Vėlgi, įvairios rekomendacijos apsaugos. Rizikos poveikio aplinkoje vertinimas, strategijos, valdymo planai, kitoks ekspertinis vertinimas. Ta mūsų institucija daro. Vadinasi, kalbant apie prevenciją yra labai svarbus gamtosauginis švietimas ir edukacija. Ir čia galima būtų pasitempti, padaryti naujų dalykų. Ir vėlgi bendruomenės įtraukimas į gamtos apsaugą ir sprendimų priėmimą. Tai yra svarbus elementas. Vadinasi, kad taip galėtume mes, vadinasi, veikti ir kad visuomenė tą priimtų, turi būti autoritetas. Autoritetas ir prestižas Gamtos tyrimų centro. Ką daryti? Ką daryti? Vienas iš veiksmų, vadinasi, padėti visuomenė suprasti svarbą, vadinasi, gamtosaugos, o tam nepamainomas įrankis yra socioekonominiai tyrimai, kurie leistų įvertinti, vadinasi, gamtosauginės priemonės, sąnaudų ir, vadinasi, naudos kriterijais. Tai yra labai svarbu. Vadinasi, todėl šitie pajėgumai institute turi būti kuriami ir stiprinami. Savame, aišku, ekosisteminių paslaugų vertinimas. Vėlgi, kai mes kalbame apie taikomuosius dalykus, labai svarbus yra įrankis, yra modeliavimas. Matematinis modeliavimas, vadinasi, didžiųjų duomenų analizė, dirbtinio intelekto panaudojimas. Šitokių pajėgumų institute mes taip pat neturime, juos reikia kurti ir stiprinti.
kurti ir stiprinti. Vadinasi, galima tą dalyką daryti, pritraukiant, vadinasi, specialistus iš išorės, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, bet svarbiausia, aš manau, kad perspektyviausias yra išugdyti tokius specialistus per doktorantūrą. Na, savame aišku, didelis svarbus dalykas yra gamtosauginis švietimas ir edukacija. Reikėtų parengti strategiją, vadinasi, strategiją visoms amžiaus grupėms, vadinasi, savame aišku, institutas mūsų neturi tapti, vadinasi, švietimo įstaiga. Reikėtų bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir šitą visą edukaciją ir tą veiklą derinti su piliečių mokslu, nes tas iš tiesų atneša naudingos informacijos. Sakykime, atsižvelgiant į raidą, perspektyvi grupė tai galėtų būti senjorai, kurie galėtų dalyvauti edukacinėse veiklose ir vykdyti piliečių mokslo projektus. Na ir paskutinis dalykėlis, aš manyčiau, kad gamtos tyrimų centras svarbiais gamtosaugos ir gamtonaudos klausimais turėtų komunikuoti su visuomenė įvairiais, gali būti įvairūs būdai. Ir vadinasi, aktyviau pasakyti, netgi tada, kai niekas neklausia. Nes mes atstovaujame, vadinasi, mano supratimu, atstovaujame Lietuvos visuomenę. Tarkim, dabar girdėjau, vyksta diskusija, vadinasi, apie Nemuno pagilinimą ir, vadinasi, vandentakio padarimą iki Pabradės. Aš manau, kad šiuo klausimu reikėtų išreikšti poziciją ir gamtos tyrimų centro. Vadinasi, aš kalbėjau apie tai, kaip galima atliekti į poreikius visuomenės. Bet be abejonės pagrindas visko yra mokslinis potencialas. Vadinasi. Nes fundamentiniai tyrimai yra pagrindas taikomiesiems tyrimams ir taikymui. Vadinasi, su šituo dalyku truputėlį viskas aiškiau yra. Aš išskyriau kelias strateginės kryptis. Vadinasi, pirmoji kryptis – mokslo talentai, mokslo kokybė, talentų pritraukimas. Vadinasi, žmogaus veiksnys yra pats svarbiausias. Ir reikia skatinti žingeidumą, drąsą, ambicijas. Vadinasi, mokslo kokybė yra vertinama pagal publikacijas aukščiausio reitingo žurnaluose ir aš manau, kad netgi pastangos turėtų būti skatinamos šioje kryptyje. Vadinasi. Toj strategijos aš truputėlį detalizavau. Kitas dalykas svarbus yra pritraukimas talentų. Ne tik tai Lietuvos, bet taip pat iš užsienio talentų. Bet ne bet ko, bet paprašau talentų. Dar vienas neišnaudotas dalykas yra, kad vadinasi Lietuvos piliečių baigusių 2, 3 pakopos studijas užsienio pritraukimas. Mes jau turėtume veikti proaktyviai, bet aš negirdėjau, kad tas būtų dabar daroma. Yragi duomenų bazės galima, vadinasi, tokius mokslininkus pasikviesti, parodyti, kokios yra sąlygos ir panašiai. Čia galima daug nuveikti. Na, kompetencijų centrai. Vadinasi, pasirodo, kad mes turime biologinės ir geologinės įvairovės duomenų kompetencijos centrą ir taip pat reiškiasi tyrimų, reiškiasi infrastruktūrą, apie kurią dėja, vadinasi, tinklalapiai nėra rašoma. Na, įvairių krypčių kompetencijų didinimas. Kitas svarbus dalykas yra tarptautiškumas. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, projektų tinkluose, partnerystė su užsienio institucijomis, tarptautiniai renginiai bent po vieną. Ir manau, kad atsižvelgiant šitos kitas kryptis yra būtina pareigybė, galbūt net pavaduotojo lygmens. Toliau. Doktorantūros studijos. Pritraukti studentus reikėtų nuo pat pradžių į veiklas, stiprinti doktorantūrą, plečiamos siūlomos tematikos. Aš jau minėjau, kokios tematikos būtų svarbios, socioekonominės tematikos. Vadovai galėtų būti iš išorės, jeigu pas mus nebūtų. Matematinio modeliavimo. Iš esmės, tik tai mūsų laboratorija yra viena, vadinasi, doktorantė, reiškia ne doktorantė, doktorantūros studentė, kuri toje kryptyje veikia. Mokslo infrastruktūra. Atnaujinimas, naujos technologijos, atvira prieiga,
vadinasi, ir inovacijos, jų komercinimas. Tai yra svarbu, vadinasi. Kaip aš sakiau, vadinasi, tos inovacijos turiu pirmiausiai liesti tas rytis, kur yra, vadinasi, atitinka misija. Diagnostika, taip pat gali būti, vadinasi, ir kokios naujos technologijos. Taigi va, jeigu gyvendimus šitas gairias, aš manyčiau, kad mes galėtume tikėtis, kad naujo ekspertinio vertinimo metu bent kai kurie rodikliai bus įvertinti labai gerai, ne mažesnių kaip 4,5 veiverčių. Atsižvelgiant į unikalų potencialą, vadinasi, bioįvairovės tyrimuose, mes galėtume pretenduoti į lyderį Baltijos šalyse. Vadinasi. Na ir misija – plėtoti tarptautinio lygio tyrimus ir atliepti visuomenės poreikius. Aš manyčiau, kad drįsčiau misiją netgi suformuoluoti taip, kad mes turėtume tarnauti Lietuvai, užtikrinant nenutrūkstamą ir sėkmingą Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos gyvavimą. Vadinasi. Na, jeigu misija yra institutui, tai misija ir administracijai turėtų būti. Kad tarnauti instituto mokslininkams ir tyrėjams, užtikrinant jų tarnavimą Lietuvai. Ir čia yra kur pasitempti. Dėkui Jums. Dėkoju gerbiamam Kęstučiui už pranešimą apie savo idėjas, kaip tobulinti, aktyvinti Gamtos tyrimo centro veiklą kitais 5 metais ir kviečiama kitą pretendentą į direktoriaus pareigas, gerbiamą Vaidotą Lygį. Tai prašome, turite 15 minučių. Labas rytas, gerbiama komisija, mėly kolegos. Labai smagu matyti taip gausiai susirinkusius, daug pažįstamų, draugiškai nusteikusių veidų. Taigi norėčiau pristatyti savo parengtas centro veiklos gairias 5 metų kadencijos laikotarpiai. Na, visų pirma, pretendentas į centro vadovus be abejo turi suvokti, kuris ateina, kokią įstaigą imasi vadovauti. Tai Gamtos tyrimų centras yra valstybinis mokslinių tyrimų institutas, kuris neseniai pakeitė savo teisinį statusą, iš biudžetinės įstaigos tapo viešąja. Kaip ir kiekviena panaši institucija be abejo turi savo misiją. Aš iš esmės kaip ir nesiūlyčiau jos keisti, jinai visai neblogai suformuluota mano akiai, be abejo turi ir viziją. Tai mano galva jinai taip pat labai neprastai skamba, galbūt aš siūlyčiau praplėsti keliais žodžiais, kad visuomenė žinoma institucija, svariai prisidedanti prie šalies ir ES aplinkosauginės politikos formavimo. Na, finansiniai ištekliai tikrai nemenki, apie 14 milijonų šiuo metu sudaro, iš jų apie 10 milijonų sudaro valstybės biudžeto asignavimai, tai yra nemaža dalis, apie 70%, tą reikia turėti galvoj. Na, taip pat valdo tikrai visą pulką nekilnojamo turto objektų, tai vairūs stacionarai, lauko bandymų stotis, įsibarstę po visą Lietuvą. Taip pat be abejo ir Verkių dvaro rūmų ansamblis. Tačiau, na, paskutiniu metu susidurėme su tam tikrais iššūkiais. Vyriausybė yra pavedus centro administracijai parengti iškėlimo čia veikiančių padalinių planą per ateinančius 2 metus. Tai tikrai, na, galvos skausmas laukia šioks toks. Na, bet tam yra, kaip ir sprendimai tokie rutuliojasi, yra tam tikra vizija. Mūsų valdomame žemės sklype įkurti biologinės įvairovės kompetencijų centrą, fizinę infrastruktūrą. Na, vizija labai graži, tačiau tam be abejo reikia nueiti netrumpą kelią, reikia ir tam tikros politinės valios ir be abejo nemažų investicijų. Na, didžiausias be abejo įstaigos turtas yra žmonės, protai, dirba apie 300 darbuotojų, iš jų daugiau kaip pusė yra mokslo darbuotojai. Apie 60 doktorantų studijuoja, na ir veikia 22 mokslo padaliniai arba laboratorijos, taip pat lauko bandymų stotis, naujai įsteigtas kolekcijų skyrius, informatikos skyrius ir daugelis kitokių padalinių. Na, klausimas, ar ne per didelis skaičius, atrodo labai fragmentuota, galbūt 22 padaliniai, tačiau šiai dienai aš nesiryščiau teikti, kad va, čia kažką su kažko reikėtų jungti, optimizuoti, aš manau, kad tas
ateis matymas vėliau jau dirbant. Na, kaip aš pats matau institutą, sakykime, iš šalies, tai tas bendra tendencija augimo man jaučiama ir matau, kad auga ir matomumas, ir įtaka, ir pripažinimas, ir finansiniai ištekliai, ir mokslinė produkcija, ir be abejo išorinio palyginamo vertinimo rezultatai taip pat gerėja. Na, be abejo, yra ir tobulintinų sričių, apie jas šiek tiek vėliau, bet šiaip manau, kad institutas eina teisingų kelių. Na, pagyriau centrą, šiek tiek pats pasigirsiu, turiu iš tikrųjų nemenką vadybinio, administracinio darbo patirtį, sudirbęs ir girininko pavaduotoju, ir valstybinės tarnybos direktoriaus pavaduotoju, dirbdamas Botanikos institute, vėliau Gamtos tyrimų centre, vadovavau mokslinio tyrimų projektams, doktorantams, vykdžiau kitas veiklas. Tačiau didžiausią vadovavimo patirtį įgijau be abejo vadovaudamas aukštojo mokslo institucijai valstybiniai, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai. Jis yra kaip ir centras, mokslo ir studijų institucija, vykdo panašias veiklas. Na, teko susidurti tikrai su nemenkais iššūkiais, pradedant pandemiją, visom reformom ir taip toliau. Bet manau, kad pakankamai sėkmingai pavyko su tais iššūkiais susitvarkyti. Ta mūsų laivą siūbavo, bet ir ekspertai užsienio įvertino veiklą teigiamai ir nemenkas proveržis pasiektas. Na, ką reiškia būti įstaigos vadovu, aš jau žinau, prie kostiumo supratęs, čia ir įstaigai atstovavimas, ir dalyvavimas įvairiuose renginiuose, tarptautinio bendradarbiavimo, tarp institucinio bendradarbiavimo vystymas, TEPI veiklų plėtojimas, na ir be abejo pagrindinė misija jaunosios kartos specialistų rengimas. Na, čia iliustravimai, kad nebijau ir valdiškų koridorių, ir Seime, ir vyriausybėje yra tekę nekartą lankytis. Na, dar šiek tiek apie save. Tai aš esu mokslininkas, augalų patologijos laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas, biomedicinos mokslų daktaras, laipsnį mokslo įgijęs užsienyje, Švedijoje. Taip pat esu vykdęs ir dalyvavęs kaip atsakingas vykdytojas eiliai tarptautinių, nacionalinių mokslo tyrimų projektų ir kai kuriem iš jų esu ir vadovavęs. Na, taip pat vadovauju doktorantūros studijoms, magistratūros, bakalauro baigiamiesiam darbam, na, vykdau ir ekspertinės įvairias veiklas. Na, be abejo, esu žmogus su savo žmogiškais privalumais ir trūkumais. Neseniai stuktelėjo 50, tai, na, bet jaučiuosi dar pakankamai jaunas ir energingas. Pereinant prie strategijos, tai atlikau dabartinės situacijos analizę šalies, ES, pasaulio mastu. Na, čia daug teksto, tačiau išryškinau tam tikrus raktažodžius. Tai ir bioekonomikos plėtra, gyvybės mokslų pramonė, klimato kaita, gamtos išteklių valdymas, žaliasis kursas, žiedinė ekonomika, biologinės įvairovės išsaugojimas ir taip toliau. Taigi, Gamtos tyrimų centro misija, tikslai ir gyvenimo mokslinio tyrimų kryptys, kurios būtent yra biologinės įvairovės tyrimai, ekosistemų būklės vertinimas ir siekis jų būklę pagerinti, taip pat taršos prevencijos tyrimai ir inovacijų įvairių paieška ir technologijų. Tai, manau, kad darniai siejasi su įvairiais pasauliniais ir ES strateginiais dokumentais. Taigi, akivaizdi centro vykdomų mokslinių tyrimų svarba ir dermė su globaliais aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, žaliosios ekonomikos uždaviniais. Na, šalies mastu taip pat reikia paminėti, kad kryptis darniai siejasi su šalies strateginiais dokumentais, su jų nuostatomis, iškeltais tikslais, uždaviniais. Ir akivaizdu, kad aplinkosauginių problemų sprendimui bei su to susijusių mokslinių tyrimų plėtrai ir jų kokybei šalies skiriamas vis didėjantis dėmesys. Bet centro vykdomų mokslinio tyrimų kryptis yra šiuo metu ant bangos. Ir tą reikia turėti omenyje. Na, taip pat SSGG analizė, aš čia pasiskolinau, sakykime, iš centro strategijos gyvenimo plano, bet va, kita spalva matot mano papildomi pasiūlymai. Gal čia matot silpnybių, mažokai buvo įvardinta, šiek tiek jų pridėjau daugiau.
tobulintina centro strateginio planavimo, kokybės vadybos sistema ir kiti punktai. Na, taip pat dar galima paminėti, kad šiek tiek reikėtų pagalvoti apie MITEPI veiklų intensyvinimą, kadangi didėja priklausomybė nuo valstybės biudžeto asignavimų. Tas nėra labai geras signalas. Tarp galimybių galbūt norėčiau atkreipdėmėsi, kad pasikeitė centro teisinis statusas, tas pertvarkymas į viešą įstaigą atveria daugiau galimybių uždirbti lėšų bendradarbiavimui su verslu. Čia buvo paminėta suformuota mokslinio tyrimų infrastruktūra centro, biologinės ir geologinės įvairovės duomenų kompetencijos centras yra įtraukta į naują Lietuvos mokslinio tyrimų infrastruktūrų kelrodį, tad vėlgi atsiranda naujos finansavimo galimybės ir realios centro biologinės įvairovės kompetencijų centro fizinės infrastruktūros sukūrimo prielaidos. Tarp grėsmių vėlgi norėčiau paminėti tą verkių klausimą ir be abejo labai svarbu, kad centro matomumas nebūtų, kad jisai didėtų, nes jeigu bus nematomas, gali prarasti pasitikėjimą ir valdžios akise. Taigi siūlau net 9 strateginės kryptis arba veiklos prioritetus centrui ateinantiems 5 metams. Ir kodėl tiek daug? Tikrai įstaigos veiklos kryptis yra labai įvairios ir galbūt kai kurias galima apjungti, bet man taip susidėliojo. Aš detalizavau kiekvieną kryptį į uždavinius savo komisijai pateiktam strateginiam veiklos plane. Išdėsčiau ne tik uždavinius, bet ir priemonės jiems pasiekti, bet dabar savaime suprantama, nebus laiko čia tiek plačiai kalbėti. Taigi, taip pat parašiau ir laukiamą rezultatą prie kiekvienos strateginės krypties. Čia, sakykime, iš to laukiamo rezultato galim sudėlioti ir įstaigos bendrą viziją praplėsti. Taigi, pirmoji strateginė kryptis – aukšto lygio šalies ūkio ir visuomenės geroviai, tęstinumui ir plėtrai svarbių ilgalaikių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros darbų vykdymas. Antroji kryptis – doktorantūros studijų plėtra. Centras, taip tikėtumėmės, kad taps patraukliausia gamtamokslinių krypčių doktorantūros studijų vieta šalyje, žinoma ir pasaulyje. Trečioji kryptis – projektinės ir konsultacinės veiklos, užsakomųjų darbų kokybinis bei kiekybinis plėtojimas, siekiant užtikrinti įstaigos finansinį tvarumą. Ketvirtoji kryptis – centro tarptautiškumo, tarptautinio matomumo didinimas, kad centras taptų tikrai tarptautiniu mastu pastebima ir konkurencinga mokslo ir studijų institucija. Penktoji kryptis – mokslo ir visuomenės ir verslo bendradarbiavimo plėtra, siekiant didesnio socioekonominio poveikio, kad taptume gerai atpažįstamų ir patrauklių verslo partnerių, visuomenės žinių poreikiai tenkinančių gamtos mokslų kompetencijų centrų, kuris daro pastebimą socioekonominį poveikį. Šeštoji kryptis – centro mokslo ir studijų bazės, infrastruktūros tobulinimas ir plėtra bei aplinkos puoselėjimas. Centras turi turėti modernę, tarptautiniu mastu konkurencingą ir nuolat naujinamą mokslo ir studijų bazę, optimizuotą infrastruktūrą. Septintoji kryptis – dėmesio įstaigos bendruomeniai didinimas, kad kiekvienas darbuotojas ir studentas jaustų poreikį ir turėtų galimybės visapusiškai tobulėti. Tai įstaigai lojali darbo sąlygomis ir aplinka patenkinta centro bendruomenė. Toks būtų siekis. Aštuntoji kryptis – įvaizdžio ir išorinio komunikavimo gerinimas, siekiant atskleisti centro išskirtinumą ir pažangą, žinių sklaidos visuomenėje plėtra, kad jis taptų svarbus, atpažįstamas ir matomas. Ir paskutinė kryptis – strateginio planavimo ir vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas. Būtent šis patobulinimas leistų užtikrinti sistemingą darbų planavimą, kokybės kontrolę ir kas lemtų efektyvią ir harmoningą darbo aplinką. Dabar išskirčiau prioritetinius darbus vadovo ateinančios kadencijos. Tai visų pirma, įstaigos plėtrai, veiklos kokybei ir tarptautiniam pripažinimui svarbaus centro biologinės įvairovės kompetencijų centro sukūrimo vizijos įgyvendinimas, nuo galimybių studijos iki investicijų užsitikrinimo ir statybų, bendradarbiavimo su verslu plėtros užtikrinimas, siekiant tapti patraukliu partneriu tiek vietos, tiek tarptautinėms įmonėms,
aukštos kvalifikacijos tyrėjų, podoktorantūros stažuotojų bei doktorantų pritraukimo ir motyvavimo sistemos tobulinimas, siekiant užtikrinti centro mokslinį kūrybinį potencialą ir laipsnišką kolektyvo atsinaujinimą. Projektinės ir konsultacinės veiklos užsakomųjų darbų kokybinis bei kiekybinis plėtojimas, siekiant užtikrinti įstaigos finansinį tvarumą, centro socioekonominio poveikio bei įtakos formuojant šalies ir ES aplinkosaugos politiką didinimas, centro strateginio planavimo ir vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas, na ir įstaigos įvaizdžio ir išorinio komunikavimo gerinimas. Na, norėjau paminėti savybės, iš kurių iš tavęs reikia kolektyvui, iš vadovo būtent. Tai lyderystė, objektyvumas, sąžiningumas, atvirumas, veiklos skaidrumas, drąsa priimant sprendimus ir prisimant atsakomybę, pasitikėjimas tiek savim, tiek kolektyvu, gebėjimas motyvuoti, sutelkti, na ir be abejo tarpusavio pagarba, žmogiškumas. Tai aš labai noriu tikėti, kad man šios savybės taip pat yra nesvetimos. Na ir pabaigai norėčiau apibendrinant pasakyti, kad įgyvendinant siūlomą veiklos programą būtina laikytis nuoseklumo, glaudžiai bendradarbiauti su centro darbuotojais, išlaikyti jų pastangomis sukauptą gerąją praktiką, vengti nepamatuotų drastiškų sprendimų ar skubotų reformų. Tai ačiū labai už dėmesį. Dėkojam gerbiamam Vaidotui už jo pristatymą ir kviečiame trečią pretendentą, gerbiamą Ričardą, pristatyti jo veiklos planus, plėtojant Gamtos tyrimų centro užduotis. Ačiū. Gerbiame ponė viceministrė, gerbiami komisijos nariai, kolegos, bičiuliai. Dėkuoju už galimybę pristatyti savo pamąstymus apie Gamtos tyrimų centro veiklos prioritetus. Kaip žinia, esu Ričardas Paškauskas, mikrobiologas, vandenų ekologas pagal specialybę, kurią įgijau Vilniaus universitete savo alma mater. Gamtos tyrimų centras mano mokslinės veiklos alfa ir omega. Omega noriu, tačiau dar šitą paskutinę raidę omega noriu pridėti prie šio centro klestėjimo reikšmingomis iniciatyvomis. Reiškia, įsimintinais 90-aisiais, kai Lietuva žengė pirmosius žingsnius nepriklausomybės kelyje, pradėjau vadovauti laboratorijai tyrusiai stambių pramonės objektų poveikį vandens ekosistemams. Vienas reikšmingiausių projektų – Ignalinos atominė elektrinė ir Drūkšio ežero ekosistemos tyrimai. Būtent tada su kolegomis parengėme programą, nieko viskas tvarkoja, ačiū labai už rūpestį. Parengėme programą Atominė energetika ir aplinka, koncepcija. 93 metų pradžioje Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu jį buvo patvirtinta, o man buvo pavesta vadovauti pirmajai po nepriklausomybės atkūrimo valstybiniai mokslinių tyrimų programai. Tai buvo didžiulis įsipareigojimas ir garbė. Programoje dalyvavo daugiau nei 150 mokslininkų. Nemažą dalį jų matau dabar šitoj salėje. Ir tyrėjai iš įvairių institutų. Šis laikotarpis leido man asmeniškai gerai pažinti kolegas iš skirtingų institucijų, botanikos, ekologijos, geologijos, geografijos, fizikos, Lietuvos ekologijos, Vilniaus universiteto. Tuomet gerai pažinau ir jų vykdomų mokslinių tyrimų problematiką bei aktualias mokslo kryptis. Šios patirtys ir pažintys mane pravertė tuomet, kai 3 mokslo įstaigos, botanikos institutas, ekologijos institutas ir geologijos geografijos institutas 10 metais buvo sujungtos į vieną bendrą instituciją, Gamtos tyrimų centrą. Aktyviai dalyvaudamas Centro mokslo tarybos darbe prisidėjau prie veiklos reglamentavimo dokumentų rengimo ir administravimo optimizavimo. Per pastarosius 5 metus dar geriau įsigilinau į centro veiklos valdymo vingrybės, aktyviai dalyvaudamas įvairių pokyčių įgyvendinimą, kaip direktoriaus pavaduotojas eksperimentiniai plėtrai, esu buvęs daugumos iniciatyvų autorius ir vykdytojas. Kita vertus, kaip deleguotas ekspertas šalia Lietuvos paskirtų atstovų,
Nuo 2016 metų dalyvavau ES mokslo programų Horizontas 2020 ir Horizon Europe programavimo komitetų veikloje bei Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos HELCOM veikloje. Tai man suteikė apčiuopiamos patirties pažįstant tarptautinių mokslinių ir gamtosauginių iniciatyvų formavimo niuansus ir supratimą apie europinių projektų rengimo užkulisius bei procesus. Remdamasis šią patirtim pasiryžtu pretenduoti į Valstybinių mokslinių tyrimų institutą Gamtos tyrimų centro vadovo poziciją ir šiandien pristatau jums savo 5 metų veiklos gaires. Jose įžvelgti galima ne tik naujas idėjas, bet ir tęstinės iniciatyvas, kurių kūrime dalyvavau ir aktyviai veikiau. Išryškinu savo gairių 5 svarbiausius punktus. Pirmiausia, tai pažangiausių tarpdisciplininių tyrimų plėtra, skirta spręsti kompleksinius iššūkius, integruojant tarpdisciplininius tyrimus, išplečiant galimybės įvairių mokslo sričių patirtimi. Šiaip jeigu grįžtant prie to, tas tarpdiscipliniškumo poreikis nepaprastai reikalingas, nes net 14 metų praėjus nuo to, kai susijungė mūsų įstaigos, vis dar kartais jaučiasi tam tikras separatizmo kažkoks ar atsiskyrimo poreikis, tarsi aš šičia dirbu, jūs šičia ne viens kitam netrukdytim, aš agituoju šito už tarpdiscipliniškumą, įdant tos tie iššūkiai, kurie jie mus verčia galvoti apie apsijungimą. Kitas klausimas yra atviros ir inovatyvios mokslo ekosistemos kūrimas. Tai poreikis aktyviai bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, verslu ir pažangiomis visuomenės organizacijomis. Labai svarbus momentas yra kompetentingų žmogiškų išteklių ugdymas ir skatinimas. Ugdyti jaunosius talentus, pritraukti patyrusius šalies ir užsienio tyrėjus ir sukurti konkurencingą akademinę aplinką. Apie tai jau kolegos kalbėjo, turbūt plėstis neteko. Kiek teko patirti, finansinio tvarumo užtikrinimas ir infrastruktūros modernizavimas vienaip ar kitaip sukuria pagrindą visom veiklom ir aš dėkingas laikui ir likimui pažinęs stiprius mūsų institucijos žmonės galinčius tai padaryti ir labai norėčiau tęsti darbus su jais. Galų gale efektyvi mokslo komunikacija ir tų galimų mūsų inovacijų sklaida į aplinką, atidavimas į verslą, į poveikį praktikoje. Ir galiausiai 6 pozicija tai yra europinis ir nacionalinius prioritetus atliepiančių veiklų įgyvendinimas. Integruoti ES tvarumo, konkurencingumo, žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos tikslus centro veikloje, kartu atliepiant ir nacionalinius prioritetus. Tik vaizdų modeliai pageltoninau visus savo tikslus ir dabar vieną po kito iš eilės šiek tiek išskleisiu prieš jūsų akis. Kolegos, gyvename laikotarpiu, kai pasaulyje tenka spręsti vis sudėtingesnius iššūkius. Klimato kaitą, biologinės įvairovės nykimą, aplinkos taršą, ekosistemų degradaciją. Lietuvai tenka šių iššūkių dalis. Išbandymai, su kuriais ne viena institucija, ne viena šalis negali susitvarkyti viena. Čia pasinaudosiu Europos komisijos pirmininkės sparnuota fraze, kai jinai pasakė, mūsų grėsmės per didelės, kad jas įveiktumėm pavieniui, mūsų galimybės per didelės, kad jomis naudotumėmės vieni. Todėl, įsivaizduodamas priemonės, kurios padėtų pasiekti šios siekio, tai naujų tarpdisciplininių grupių kūrimas, skatinant horizontaliuosius tyrimus integruojantiems įvairių mokslo krypčių ir sričių sprendimus. Reguliari finansavimo iniciatyva iš administracijos, reiškia, tarpdisciplininiam pilotiniams ir eksperimentiniams projektams skatinti.
Kasmetiniai tarpdisciplininiai seminarai, konferencijos, kuriuose dalyvaus centro Lietuvos bei tarptautiniai partneriai. Projektų valdymo skyriaus veiklos plėtra ir skatinimas užtikrinti metodinę pagalbą. Aš norėčiau pasakyti, kad šiaip jau vienas žmogus gali padaryti daug, bet komanda gali pakeisti pasaulį. Labai norėčiau pasidžiaugti ir išreikšti padėką projektų valdymo skyriui, kurio atsiradimas tapo reikšmingų postumių tarpdisciplininių tyrimų plėtrai ir dar labiau suteikė mūsų centro bendruomenę bendriem tikslam. Šios skyriaus darbuotojų profesionalumas ir integruojanti veikla prisidėjo prie sėkmingų gamtos tyrimų centro įtraukimo į Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį, bei užtikrino gana sėkmingą dalyvavimą tarptautiniuose taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kompetencijos centrų kūrimo konkurse. Galutinių sprendimų dar nėra, bet progresas akivaizdus. Tai yra puikus pavyzdys, kai stipri projektų valdymo komanda gali tapti pamatu dideliems centro ambicijoms ir strateginiams pasiekimams. Ko laukčiau iš tokio veiklos? Tai tikiuosi, per 5 metį galėtumėm įkurti, o gal ir greičiau, nemažiau 3-5 naujas tarpdisciplininės tyrėjų grupės, kasmet publikuoti vis daugiau ir daugiau publikacijų, pasiekti aukštumas, kurias čia apibrėžiau 150 publikacijų per metus. Na ir tikiuosi artimiausiu metu išvysti pirmą, o po kiek laiko ir 3-5 ar 2-3 dalyvavimo Europos horizonto programos konsorciume atvejus. Centrų veiklos atviros inovatyvios mokslo ekosistemos kūrimas. Priemonės ir veiksmai, kurios glaudus bendradarbiavimas su valstybinėmis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, gamtos išteklių valdymo, aplinkosaugos strategijų klausimais, aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose forumuose, konferencijose, ekspertų grupėse, mokslo ir verslo bendradarbiavimo sutartys skirtos skatinti atvirų inovacijų kūrimą, technologijų tobulinimą bei tyrimų rezultatų perdavimą praktikai. Kokie iš to galėtų būti mano įsivaizduojami lūkesčiai? Tai inicijuoti 15-20 bendrų projektų, sutarčių, susitarimų su verslo ir viešojo sektoriaus subjektais, kasmet pateikta iki 7-8 nacionalinių ir tarptautinių inovacijų projektų paraiškų, aktyvi centro narystė keliuose, naujuose tarptautiniuose mokslo tinkluose, informacijos ir duomenų mainai. Kiekvienos mokslo institucijos pagrindinė stiprybė vis tiek yra žmogus, apie tai jau kalbėjo kolegos, tyrėjai, doktorantai, mokslininkai, techniniai darbuotojai, vadovai. Aš įsivaizduoju, kad ir mano kolegos, ir aš lygiai taip pat siektume aktyviai ir kryptingai perspektyvių studentų ir talentingų specialistų paieškos Lietuvoje ir užsienio šalyse. Galų galės atėjusiems studentams formuoti galimybės vykti į tikslinės stažuotės tyrėjų mainai su užsienio institucijomis, formuojant mokslinės lyderystės įgūdžius, organizacinius gebėjimus, lanksti darbo organizavimo politika, racionalos nuotolinio darbo ir akademinės veiklos priemonės, skatinančios inovatyvę ir kūrybišką aplinką, efektyvės mentorių programos jauniesiems. Tai remia įsteigimą, senai kalbėjome apie tai, bet dar vis buksuoja tas klausimas. Galų gale akademinės karjeros perspektyvų ir galimybių tvarkos išgryninimas. Na ir labai svarbu yra mokymai. Jau paminėtas mano projektų plėtros skyriaus iniciatyva buvo pravestos projektų paraiškų rengimo mokymai, buvo finansinio planavimo numatyti mokymai, buvo visiškai artimiausių metų numatyta vadybos ir lyderystės mokymai, idant norisi įtikėti, kad mūsų mokslininkai pasidarys truputį moksliškai įžūlesni, nes ta baimė prieš vadybiškumą, jinai kausto kai kada veiksmus. Kokiegi mūsų lūkesčiai iš to? Kasmet centre įdarbinama 10-15 naujų perspektyvų mokslininkų, per 5 metį padidinam užsienio tyrėjų dalis iki 10%,
sustiprėjęs doktorantūrų studijos centre patrauklumas, nuoseklus užsienio ir Lietuvos podoktorantūros stažuočių skaičiaus didėjimas. Mokslinių tyrimų kokybė ir sėkmė tiesiogiai priklauso nuo mūsų tyrimos infrastruktūros ir finansinės pajėgumo. Finansinis tvarumas tai gebėjimas ne tik efektyviai panaudoti valstybės skiriamą finansavimą, bet ir pritraukti naujus finansavimo šaltinius, dalyvaujant tarptautiniuose grantuose ir bendruose projektuose. Jei pavyktų supaprastinti projektų valdymo procesus ir sumažinti administracinę naštą mokslininkams, kad jie galėtų daugiau dėmesio skirti tyrimam, būtų labai gerai. Kita vertus, Gamtos tyrimų centras turi ne tik išlaikyti turimą mokslinių tyrimų bazę, bet ją modernizuoti, kad išliktų konkurencingas tarptautinėje erdvėje. Mano siūlymai dėl prioritetų, kurie susiformavo ilgų svarstymų ir aptarimų su kolegomis rezultate yra: dovanokit, čia bus tik mano išsakymas, tai yra nuosekliai tobulinama molekulinių genetinių tyrimų infrastruktūra, bioinformatinės ir geoinformatinės analizės priemonių plėtra ir taip toliau. Kokie laukiami rezultatai? Nuosekliai didėja tarptautinių nacionalinių grantų skaičius, centro projektinės pajamos sudarytų iki 20-25%, sumažėtų administracijos procedūros, parengtas įgyvendas naujiems infrastruktūrams objektams lauko bandymų stotyje. Efektyvus mokslo komunikacijos sklaida jau buvo kiek paminėta, tačiau šita sklaida laukia ne vidinės mokyklos tobulinimo, bet daugiau išorės komunikacijos. Ir kaip matote, lūkesčiai, kasmet organizuojama 15 renginių, piliečių mokslo projektai ir panašiai, apie tai pasiskaitysim. Ir paskutinis mano pasisakymas yra dėl centro veiklos prioritetų. Aš paskaitau paskutinį sakinį. ES strategijos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės pagrindiniai prioritetai nubrėžia aiškės gairės ir Gamtos tyrimų centras atliepia juos įgyvendindamas savo ilgalaikis mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros programas. Tokia tai mano pristatymo pabaiga, gal nelabai vykusi, atsiprašau, toks mano pakvietimas. Dėkoju, gerbiamas Richardai, už jūsų pristatymą ir kviečiame... Ir kviečiame paskutinį šiandieną pretendentą, gerbiamą Sigitą, pristatyti savo veiklos planą Gamtos tyrimų centrui. Ir taip pat kviečiu dar užduoti klausimus, mes jų turime virš 20, tai kviečiu ir reitinguoti. Po šito pranešimo turėsime kitą irgi svarbią dalį, tai iš tiesų klausimų labai įdomių ir įvairių yra. Galėsime paviešinti ir lauksime kandidatų, pretendentų atsakymų. Tai kviečiame, gerbiamas Sigitai. Taip, labą dieną dar kartą. Esu Sigitas Podėnas, šiuo metu einantis Valstybinio mokslinio tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro direktoriaus pareigas. Gerbiamai komisijai ir auditorijai pristatau įstaigos ateities veiklos planą. Tai ne mokslas vardan mokslo, o konkretus rezultatai, nauda valstybei ir visuomeniai. Pažangiausių mokslo pagrįsti sprendimai ir siūlymai spręsti problemas, taigi ir gamtos mokslo srities fundamentiniai ir taikomieji darbai. Konkretus pavyzdžiai – narystė CETAFE, kelrodis, projektai su aplinkos ministerija, Klaipėdos jūrų uostų, sutartys su universitetais, muziejais ir kita. Toks yra mūsų įstaigos kelias, toks tikslas, tokia misija. Gamtos tyrimų centre vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra yra ypatingai svarbus, sprendžiant aplinkos apsaugos, žemės ūkio, sveikatos ir tiems aktualius klausimus. Kokias matau vadovo atsakomybės, užduotis ir veiklos prioritetus dabartinėje situacijoje? Į pirmą vietą keliu strategiją, lyderystę, inovacijas ir tinklaveiką. Didžiulę svarbą teikiu Lietuvos aplinkos politikai, personalo augimui, darbui su bendruomenė. Pirmasis prioritetas – tarptautiškumo stiprinimas, dalyvavimas tarptautinėse mokslinio tyrimų programuose, jau pasirašytų sutarčių gyvendinimas. Antras prioritetas – diversifikuoti finansavimo šaltinius, gauti lėšų iš privačių verslo įmonių ir ES struktūrinių fondų, modernizuoti infrastruktūrą. Trečiasis – pritraukti jaunus talentus. Ketvirtas – gerint mokslo komunikaciją, stiprinti santykius su verslo sektorium ir nevyriausybinėm organizacijom. Ir penktasis – persitvarkanti viešą įstaigą, išnaudoti savarankiškumo galimybės, diegti veiklos vertinimo sistemas. Esu įsitikinęs
kad vadovo asmeninis įsitraukimas yra esminis siekiant sėkmingo strateginių iniciatyvų gyvendimo, jo gebėjimas sutelkti komandai, tikint partnerius, vyriausybę bei pristatyti gamtos tyrimų centro pasiekimus tarptautiniai auditorijai, turi ir turės tiesioginę įtaką centro ateičiai. Vadovo tikslas ne tik užtikrinti kasdieninį gamtos tyrimų centro veiklos administravimą, bet ir plėtoti strateginės kryptis, kurios sustiprintų centro poziciją Lietuvoje ir tarptautiniai mokslo bendruomeniai. Įstaigos statuso keitimas į viešą įstaigą ne tik naujos galimybės, bet ir užduotis vadovui užtikrinti sklandų perimą į naują statusą. Bet veiklos plano pristatymą noriu pratęsti nuo svarbiausio įstaigos turto ir esu tikras, kad didžiausias centro turtas yra žmonės. Didžiuojusi kolektyvo susitelkimu ir pasiektais rezultatais. Man tai nėra tik tais žmogiškiai ištekliai ar tik personalas. Tai žmonės, kurie kartu mes visi kūrėme vertę. Per kadenciją centro personalo padaugėjo 16%. Šiuo metu dirba daugiau kaip 3 daugiau užsieniečių negu 19 metais, jie yra iš 16 šalių. Labiausiai net 63% padaugėjo vyresniųjų mokslo darbuotojų ir tai rodo mokslinį ateities potencialą. Vidutinis mokslo darbuotojų amžius jaunėja, ypatingai jaunėja vyriausiai mokslo darbuotojai ir turime dabar 2 daugiau doktorantų, negu jų turėjom kadencijos pradžiai. Centre įsteigti 5 nauji padaliniai, turime naujų iniciatyvų, kurių pirmoji yra ypatingai svarbi tarptautinės centro perspektyvoms, o antroji leidžia jauniems mokslininkams labiau įsitraukti į centro valdymą. Didėjantis Q1 ir Q2 publikacijų skaičius, kurių lyginant su 19 padaugėjo 2 ir 3, leido pralenkti FTMC ir gauti daugiau biudžetų. Tai rodo augantį centro mokslo potencialą. Ypatingą dėmesį skiriu ir skirsiu jauniesiam mokslininkam, jų rengimui, pritraukimui ir motyvavimui, kartu su vadybos profesionalais esu paruošęs strategijų gairės. Asmeniškai skatinsiu mokslinių padalinių vadovus pasirūpinti savo laboratorijos tyrimų tęstinumu. Vadovai turi jausti, kad jų patirtis ir pasiekimai išlieka organizacijoje, o veiklos tęstinumas yra jų indėlių ir atsakomybės dalis. Siūlau papildytą centro elgesio kodeksą, kuris užtikrina sąžiningumą, profesionalumą, pagarbą ir etišką elgesį tiek mokslinių tyrimų, tiek kasdienėje veikloje. Pavadinau jį rūpestingumo paslaugų protokolu. Mano kaip direktoriaus atsakomybė saugot kolektyvo nebereikalingo streso, užtikrinti efektyvų darbą. Šio protokolo numatau išlaikyti bendruomeniškumą, apsaugoti gerovę, palaikyti saugią aplinką, kūrybiškumą. Finansai. Situacijos analizę ir perspektyvos pateiksiu paprastesnių ir sudėtingesnių variantais. Per mano pirmą kadenciją nuostolio neliko, turime pelną. Tiesa, aš tą žodį pelnas naudoju kiek platesnė šitą reikšmę. Per kadenciją pajamos uždirbamos iš ūkinės komercinės veiklos viršėjo 3 milijonus eurų. Ūkinės komercinės veiklos pajamos viršėjo išlaidos. Nuo 19 metų ūkinės komercinės veiklos pajamos padvigubėjo. Čia kiek detalesnis vaizdas, taigi centro biudžetas dabar yra subalansuotas. Pelnas leido įgyvendinti labai svarbės personalo iniciatyvas, apie kurias dar kalbėsiu. Per pirmą mano kadenciją centro biudžetas beveik padvigubėjo. 24 metais bendras biudžetas yra virš 13 milijonų eurų, arba 88% daugiau negu 19 metais. Detalesnė informacija. Ir gerai, bet kartu ir blogai, kad centro finansavime didžiausia dalis yra valstybės asignavimai. Jie didėja priklausomai nuo gerėjančių rezultatų, tačiau tai yra viena ir iš grėsmių. Didėja centro finansavimas iš LMT, išlaikome pastovės lėšas gaunamas iš partnerių ir per kitas sutartis. Planuojamos centro pajamos iki 29 metų padidės 22%, tai yra 5%. Kol kas pagrindinis pajamų šaltinis išliks valstybės biudžeto asignavimai. Detalesnė informacija. Nuo darbo užmokesčio likusios lėšos bus paskirstomos infrastruktūros atnaujinimui, stipendijoms ir eksploatacijos išlaidoms. Apie tai konkrečiai papasakosiu vėliau. Pajamos ir išlaidos auga proporcingai, užtikrinant finansinį balansą su nedideliu pelnu virš 1 milijono eurų. Kaip viešoji įstaiga, centras pelną panaudos naujoms iniciatyvoms ir finansiniam saugumui palaikyti. Tolesnio centro finansinio atsparumo didinimas bus grindžiamas finansavimo šaltinių diversifikacija, prioritizuojant projektinį finansavimą, vyriausybinės dotacijas, privataus sektorių partnerystės ir tarptautinius šaltinius. Norėčiau išskirti pastangas tarptautiniams projektams ir ES struktūrinių fondų lėšų pritraukimų. Numatau paramą ir mokymus mokslininkam rengiant paraiškas. Centras galėtų sutaupyti ir efektyviau naudoti resursus bendradarbiaudamas ir dalindamasis įrangą.
Numatomos investicijos mokslui ir plėtrai 25-29 metais apima įvairias sritis. Iš viso investicijos mokslui ir plėtrai per kadenciją sudarys iki 4 milijonų. Tai būtų iš vidinių resursų, jeigu taip galima pavadinti, ir tikslas yra didinti šį skaičių ir tikiu, kad tai pavyks. Plius dar, aišku, reikėtų pridėti verkius ir lauko bandymus stoti, kur numatytas ir dalinai yra sutartas didelis išorinis finansavimas. Klimato kaitos iššūkiai ir bioįvairovės išsaugojimas. Tarpdisciplininiai tyrimai ir specializuotų programų plėtra klimato kaitos ir biologinės įvairovės srityse. Ekosistemų paslaugos. Buveinių atkūrimo teorijų kūrimas, jūriniai tyrimai, taršos mažinimo strategijos. Gamtos išteklių valdymas ir tvarumas, ekosistemų tyrimai, atliekų perdirbimo ir mikroplastiko valymo technologijos. Naujų technologijų taikymas, tai dirbtinio intelekto, didžiųjų duomenų ir nuotolinio stebėjimo metodų diegimas. Mokslinės produkcijos skatinimas, publikacijų tarptautiniuose žurnaluose, didinimas, tarptautiniai projektai ir konferencijos. Ir nacionalinio saugumo užtikrinimas, tai tyrimai pasienyje siekiant ekologinės ir saugumo apsaugos, čia galvoje turi Astrovoje atominės elektrinės pasienį. Akivaizdu, kad centro strateginiai tikslai yra glaudžiai susijęs su Lietuvos prioritetais, įskaitant klimato kaitos valdymą, žiedinės ekonomikos plėtrą ir biologinės įvairovės išsaugimą. Aukšto lygio mokslinė produkcija ir taikydamas naujas technologijas, centras gerai atitiks Lietuvos skaitmeninės transformacijos strategiją. Centras yra pasirengęs prisidėti prie Lietuvos saugumo strategijos, ne tik tais Astrovo atominės stoties monitoringu, bet ir rekomendacijomis, pavyzdžiui, Lietuvai įgyvendinti iniciatyvą Vision Zero in Transport 2018-50 metai, bei Vilnius Europos žalioji sostinė 25 metų. Jie taip pat remiasi ir ES strateginėmis kryptimis, tokiomis kaip Europos žaliasis kursas, ekologinės sistemos atkūrimas ir pažangios tvarios technologijos kūrimas, siekiant užtikrinti saugumą bei gyvenimo kokybės palaikymą. Centras vykdo mokslinius tyrimus gamtos mokslo srityje, prisideda prie biologinės įvairovės išsaugomo ir tvarios aplinkos kūrimo. Beje, nauji ES prioritetai nuo 25 metų dar nėra tiksliai įvardinti. Taip, vertinant centro veiklą pagal svarbiausius veiklos rodiklius, tai yra tie Key Performance Indicators, KPI, užtikrinamas veiklos skaidrumas, veiksmingumas, orientacija į tarptautinius standartus. Manau, kad centre iki 29 metų gali 4/4 padidėti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų skaičius, todėl galėtume padvigubinti aukščiausios kategorijos straipsnių skaičių ir tai savo ruožtu įgalintų mus gauti 5/5 didesnį biudžetinį finansavimą. Kelrodyje pasiektas finansavimas turėtų būti panaudotas taip pat ir finansuoti dalyvavimo ES programuose ir partnerystėje. Prie geresnės publikacijų dinamikos prisidėtų ir bent 40% padidėsintis doktorantų skaičius. Taip pat manau, kad iki 29 metų bent viena iš centro veiklos krypčių išorinėme vertinime turėtų būti vertinta aukščiausių balų ir potencialiausios kryptis tai yra zoologija ir ekologija. Tobulinant centro veiklą pagal Lean metodą numatoma optimizuoti projektų valdymą per projektų valdymo skyrių, daug dėmesio skirti personalo ugdymui ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumui. Tikiuosi didesnio centro įtraukimo į gamtosauginės politikos formavimą, iš žemės ūkio ir ypatingai iš aplinkos ministerijų pusės. Savo ruožtu skatinčiau centro pasiekimo viešinimą, įtraukiant visuomenę per piliečių mokslo iniciatyvas. Nors finansinių rizikų tikimybę vertinčiau kaip vidutinė, tarptautinė padėtis gali greitai pakoreguoti biudžetinį finansavimą, todėl numatomas šaltinių diversifikavimas, dalyvavimas konsorciumuose, ryšiai su verslu, taip pat, kaip jau minėjau, iš pelno finansuoti pilotinius projektus, dalyvavimą konferencijose, konferencinių renginių visuomenėje organizavimą, apmokėti atviros prieigos mokestį publikuojantis. Centro atsilikimas nuo technologijų raidos nėra labai tikėtinas, tačiau turėtų didelį poveikį, nes sena infrastruktūra ir neaktuali įranga tolygiai atsilikimui ir pozicijų praradimui. Greitai besikeičiančios technologijos reikalauja išlaidų personalo kompetencijų kelimui ir duomenų apsaugai. Lėšos tam yra numatytos ir tikiuosi ir toliau plės bendradarbiavimą su kitomis institucijomis dalyjantis ištekliais. Geras pavyzdys yra mūsų bendradarbiavimas su FTMC, leidžiantis nepirkti brangios ir nepilnai apkraudamos aparatūros. Kvalifikuoto personalo praradimas yra neišvengiamas, nes Lietuvoje mokslas nefinansuojamas tiek kiek užsienyje, o atlyginimo kelimo galimybės yra ribotos įstatymiškai. Numatau aktyviau pritraukti jaunus žmonės,
darbų centre per universitetus ir doktorantūrą, didinti darbuotojų motivaciją atlyginimo priedais, tačiau pinigai tai nėra viskas ir todėl taip pat gerinant komunikaciją dėl krūvio planavimo bei karjeros galimybių. Pagal dabartinį centro dirbančių užsienio tyrėjų skaičių, kuris per mano kadenciją daugiau kaip patrigubėjo, mes esame gana patraukli darbo vieta. Centro ateities projekcijos – tai planai, tikslai ir numatomi žingsniai, kurių siekiama, kad centras galėtų ilgainiui plėstis, gerinti savo veiklą bei didinti poveikį. Visos nurodytos projekcijos remiasi pažangiomis technologijomis. Ir šios priemonės apima tiek technologijų, tiek bendruomeninių iniciatyvų integraciją, siekiant didesnio visuomenės įtraukimo į biologinės įvairovės apsaugą. Technologiniai sprendimai, tokie kaip mobiliosios programėlės ar interaktyvios simulacijos, ne tik padeda žmonėms geriau suprasti gamtos procesus, bet ir įgalina juos aktyviai dalyvauti aplinkosaugos veikloje. Tuo pačiu bendruomeninės iniciatyvos ir edukacija skatina ilgalaikį visuomenės įsipareigojimą saugoti ir puoselėti biologinę įvairovę savo gyvenamoje aplinkoje. Didelis centro pasiekimas yra įtraukimas Lietuvos kelrodį. Centras yra pripažintas brandžia MTI aplinkos srityje ir tai yra vienintelė organizacija, kuri pati viena formuoja MTI pavadinta biologinės ir geologinės įvairovės duomenų kompetencijos centru. Centro prioritetai ir veiklos kryptis užtikrina tvarių sprendimų kūrimą, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir tarptautinį poveikį atliepiant kelrodžio viziją. Kaip jau parodžiau, jie gerai atliepia tiek nacionalinės, tiek ir ES prioritetus, strategijas ir reglamentus. Centras turi sukaupęs unikalų įdirbį gyvosios gamtos ir ekosistemų stebėjime. Jau sukauptus duomenys galėtų praplėsti naudodamas naujas technologijas. Tai čia didieji duomenys biologinės įvairovės ir klimato kaitos analizai, dirbtinis intelektas ekologinių duomenų analizai, rūšių identifikacijai, dronai ir palydoviniai vaizdai, gyvūnų stebėsena, miškų monitoringas, taip pat nuotolinių sensorių panaudojimas ir skaitmeniniai ekosistemų modeliai. Nuoseklumas, nesiblaškome, žinome, ko norime ir ko siekime, aukščiausių mokslo pasiekimų ir įvertinimų ir tapti pirmaujančią gamtamokslinio tyrimo instituciją Baltijos regione. Pirmenybę teikiame bendruomenės poreikiams, o tai reiškia plėtojame taikomąjį mokslą, dirbame valstybėje ir visuomeniai ir pasikartosiu, visą tai taip pat sėkminga įstaigos pertvarka į viešą įstaigą įmanoma tik su asmeniniu įstaigos vadovo įsitraukimu. Esu tikras, kad sėkmingam centro tikslų įgyvenimui būtinos tarp institucinės virtualios platformos, tarptautinių tinklų narystė, kurių mokestį centras numato finansuoti, tarptautinių renginių centre organizavimas. Taip pat būtina moderni technologinė infrastruktūra, aukštos kvalifikacijos specialistai, standartizuotas duomenų valdymas ir aktyvi komunikacija bei visuomenės švietimas. Taip mes susidarėme su atviros prieigos duomenų bazių problemomis ir šie klausimai yra ypač aktualūs naudojant piliečių mokslą. Numatau užmėgs daugiau ryšių su universitetais, verslo įmonėm, sukurs startuolių inkubatorių. Visi 5 punktai yra ypatingai svarbus, tačiau išskirčiau tai, kas tikrai yra nauja, tai darbuotojai bus apdrausti papildomų sveikatos draudimu. Dabar tvaraus finansavimo užtikrinas, aktyviai ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, diversifikuoti lėšas ir labai trumpai apie save, tai esu profesorius, centro vyriausias mokslo darbuotojas, Lietuvos mokslo akademijos tikrasis narys, per paskutinius 10 metų virš 40 publikacijų, apie 150 naujų mokslo rūšių aprašyta, tarptautinis bendradarbiavimas, vadinime patirtis nuo 10 metų, kuri gerokai viršė reikalavimus. Tai esu studijavęs ir Lean, Design Thinking, duomenimis grįstus ir kitus vadybos metodus, kuriuos pritaikysim centro veikloje. Ačiū labai uždėmesį. Dėkoju gerbiamam Sigitui už savo parengtą Gamtos tyrimų centro veiklos gairių pristatymą. Ir pabaigėme vieną iš šios susitikimo, vieną iš dalių, etapų. Patys pretendentai pristatė savo veiklos gaires ir trečioji dalis tai yra bendruomenės, kuri Gamtos centro tyrimų strateginiam plane prie vertybių pažymėta kaip svarbiausia dalis. Vertybė tai yra GTC bendruomenė, kad pretendentams galėtumėt užduoti klausimus. Tai kviečiu pretendentus susėsti eiliškumo tvarka, gerbiamas Kęstutį kviečiame čia prisėsti ir likusius dalyvius taip pat. Dar priminsiu, kad
Klausimai buvo užduodami anonimiškai, naudojant Quarkų programėlę. Jeigu taip galime pasakyti, mes turime daugiau negu 30 klausimų, bet prieš klausimus norėčiau šiek tiek tokio pamastymui informacijos. Šiandieną mes susirinkome labai svarbių klausimų. Kaip Gamtos tyrimų centras institucija veiks 5 metus? Vadovavimą tyriantis mokslininkai vadovavimą apibrėžia labai skirtingai ir panašiai. Lietuvių kalbos žodyne vadovauti tai reiškia tvarkyti, organizuoti, būti atsakingam. Kita nuomonė vadovavimas, kad tai yra išteklių, žmogiškųjų, finansinių ir kitų valdymas. Dar yra viena nuomonė, kad vadovavimas tai pagrįstas formalia galia, o lyderystė savanoriška sekėjystė. Tai vis dėlto vadovavimas yra neatsiejamas nuo lyderio savybių, pasirengimo telkti, organizuoti ir atstovauti Gamtos tyrimo centrą. Vienas iš patikusių vakar besklaidant įvairių mokslininkų ar knygų puslapius, kad lyderiavimas tai procesas, kai asmuo daro įtaką grupiai, nukreipia ją siekti bendro tikslo, tai yra sutelkia. Ir kad tai galima išreikšti lygtimi. Pasiekimai tai yra talentas plus sėkmė, o dideli pasiekimai truputį daugiau talento ir daug sėkmės. Tai tikėkime, kad po gairių pristatymo ir šių klausimų, kuriuos užduosime ir jūs uždavėte programėlėje, dar daugiau surasti atsakymų, kaip kiekvienas pretendentas ruošiasi, planuoja atstovauti šitą instituciją ir dirbti su jumis. Kaip strategijoje įvardinta pagrindinė vertybė yra bendruomenė. Tai yra žmogus, kiekvienas, kuris kuria vertybės mūsų Lietuvai. Tai kiekvieno pretendento pranešime buvo minėtas jaunimo įsitraukimas į Gamtos tyrimo centrą. Tai daugiausiai patiktukų sulaukė klausimas, kokiu priemonių numatote imtis pritraukti jaunų žmonių, keičiant kolektyvą. Tai pradėkime šį kartą nuo gerbiamo Kęstučio. Laikas yra 2 minutės. Pretendentai mato priešais laiką, tai gal galite atsakyti, kokių priemonių numatote imtis, siekiant pritraukti jaunų žmonių, keičiant kolektyvą. 2 minutės. Prašom mikrofoną, kiekvienas turite mikrofonus, prašome naudotis, kad girdėtų nuotoliu. Vadinasi, jaunų žmonių pritraukimas tai esminis yra dalykas. Manyčiau, vadinasi, pagrindinis dalykas pritraukimo yra suinteresuotumas žmonių, vadinasi, sudominti problematiką, vadinasi, įtraukti į veiklą kuo anksčiau, pageidautina nuo mokyklos laikų, o iš, vadinasi, keičiantis kolektyvui, tai vadinasi, yra atvirumas, supažindinimas su savo problematika, vadinasi, ir komunikavimas kaip su lygiais. Jauną žmogų reikia priimti kaip, vadinasi, lygiavertį žmogų, sudominti jį ir pasiūlyti perspektyvas. Aš manau, kad tai turėtų būti pagrindiniai momentai, pritraukiant jaunus žmonės į kolektyvą ir pasiūlant joms mokslininko karjerą. Tiek. Dėkui labai. Kuo greičiau atsakysi, tuo daugiau staupysim laiko ir daugiau klausimų galėsim užduoti. Tai gerbiamas Vaidotai, kviečiu jūs. Tai ar girdisi? Taip. Mano manimu, pirmiausia, reikia labai aiškiai ir tiksliai iškomunikuoti centro siūlomas galimybės jaunai kartai, tai tiksliniai auditorijai. O kaip tą padaryti, tai visų pirma, reikia turėti galvoje, kad jaunimas, doktorantai ateina iš universitetų. Tai čia matyčiau ir studijų skyriaus lyderystę, mesgant tuos ryšius ir
sudarant galimybės mūsų mokslininkams pristatyti galimas doktorantūros studijų kryptis aktyviai, vykstant į išvažiuojamąsias paskaitas, prisistatymus ir panašiai. Na, žodžiu, pirmiausia, reikia sudominti. Kaip žinom, šiuolaikinis jaunimas, jisai, toks ganėtinai savotiškas yra šiais laikais. Jis dažnai galvoja, kad jis viską geriausiai žino ir jį kartais sunkoka sudominti. Bet manau, kad reikia būtent siūsti tuos žmonės, kurie geba labai įtaigiai pakviesti. Na ir be abejo, turi būti aiški ir labai konkreti jaunų žmonių motyvavimo sistema, ką jie gaus atėję čia. Tai aš tikrai siūlyčiau pagalvoti apie įdarbinimą doktorantų bent ketvirčio etato, rasti pinigų biudžete tam, jų darbo vietos sukūrimui, patrauklios, patogios, aprūpinimą darbo vieta, kompiuteriu ir, žinoma, visą mentorystės sistemos užtikrinimą. Tai ačiū. Dėkui labai. Taip, gerbiamas pretendentai Richardai, kviečiame jums. Jisai veikia, nereikia nieko paspausti. Gerbiami kolegos, ačiū labai. Šiaip jau, kažin kokių naujų idėjų, kurios momentų pakeistų jaunimo požiūrį ir pultų pas mus neturiu. Pakartodamas kelis mintis iš Vaidoto pasisakymo, pabandysiu tokią pajuokavimą, kad skęstančiųjų gelbėjimas, pačių skęstančiųjų reikalas. Nepriimkite už blogą naujieną. Skęstantis tai neskęstantis, tai tie, ką mes norim pritraukti. O daugiau savarankiškumo suteiki tiem žmonėm, kuriuos norim pritraukti, tuo daugiau atsiranda galimybių. Aš noriu pasinaudoti pavyzdžių, kurį mes visiškai neseniai turėjome institute, kada jaunesniai žmonės atkreipė dėmesį į tai, jog mūsų institutui trūksta statistikos programų ar statistikos žinių ar kažko. Buvo pasiūlyta, kolegos, padarykite jūs, mes padėsime jums. Ir tai buvo padaryta. Ir tas veiksmas įvyko taip sėkmingai, kad būsimieji žmonės užsakė sekantį tokį patį renginį, nes visi netilpo. Vadinasi, aš esu už tą galimybių suteikimą patiems žmonėm daryti. Kaip pritraukti tą žmogų jauną, kaip jį atvilioti, tai galbūt tas veiksnys galėtų suveikti, kad patys jauni žmonės pakvies ir suras būdų tą padaryti. Ačiū labai ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetui už tą iniciatyvą. Jinai man gyvenime kaip didžiulis pavyzdys. Dėkui. Dėkoju. Ir gerbiamas Sigitai. Taip, tai aš pradėčiau nuo to, kad pirmiausia centras turi būti pirmas ir paskutinis jų pasirinkimas. Tai yra, būtų aiškios karjeros galimybės, būtų aiškios darbo sąlygos, kad jie turėtų motivaciją ir kad jie visi rinktųsi mūsų gamtos tyrimų centrą. Aišku, kelias yra įvairus per universitetus, per doktorantūras, per aktyvesnį bendradarbiavimą su kitomis mokslo ir studijų institucijomis, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienį, ką mes irgi savo darbo jau esame parodę. Tai tiesiog ryšių plėtra ir visas tas susiveda į vieną bendrą mūsų tikslą, kad mes siektume savo centro bendrų tikslų, nes jaunimas tai mūsų yra ateitis. Tai aš trumpai. Dėkoju visiems pretendentam už atsakymus. Ir kitas klausimas. Kokius numatote realius būdus pritraukti tarptautiniam finansavimui? Išvardinkite konkrečius žingsnius. Tai bent po keletą per 2 minutės kviečiam. Galbūt pradėkime nuo Sigito iš kitos pusės. Tai kokie tie realūs būdai pritraukti tarptautinį finansavimą? Tarptautinis finansavimas. Tai vėl mes čia šiandien visi 4 pretendentai kalbėjom apie projektų plėtros skyrių, aišku. Bet pirmiausia, reikia mūsų pačių įdirbio. Mes turim patys būti žinomi užsienį, mūsų patirtis, mūsų mokslininkai yra vedantis, kai kuriuose grupėse tikrai yra vedantis pasaulyje specialistai. Ir tas išvažiavimas į užsienį, galimybė išleisti ir mūsų žmonės į užsienį ir jaunimą ypatingai, tas kartu atveda ir finansavimą. Tas atveda, mes grįžtame su projektais.
Mes įsitraukiame, aišku, mes kalbam apie horizontinius projektus, apie didžiulius projektus, bet taip pat reikia neužmiršti ir gerokai mažesnių projektų, kurie taip pat atneša žinomumą, pripažinimą. Mūsų pavyzdžiai su CETAFu, tai vat irgi įstojimas į tą tarptautinį CETAFo tinklą, kuriame dalyvavo visos Europos šalės ir Lietuvoje mes buvom balta dėmė, kuriame yra įsitraukę virš 100 mokslo institucijų, tai yra kelias, kurį turi nueiti mūsų centras. Mes pradžią iš tikrųjų gerą ir gražią padarė. Tai ačiū. Dėkoju, Richardai. Būt man, kaip pasakyti, aš tai negaliu prieštarauti, direktoriui teisingai sako, bet aš nuo seno kolegom visiems sakydavau, bičiuliai, ES organizuojamos begalinės įdomios akcijos. Tai reikia tik nuvažiuoti ir pasėdėti. Neduos meluoti, Elena. Jūs siunčiau, Juditą siunčiau, nuvažiuokit ir pamatysit, pradės kabintis įvairios grupės, jos kvies jūs būti kartu ir daryti projektus. Nežinau, kaip kitą pasiūlymą. Važiuokim ir dalyvaukim ten, kur tuos pinigus dalina. Ačiū. Dėkui, gerbiamas Vaidotai. Turbūt gal ne visai teisingas pasakymas, kad pinigus dalina, jos reikia išsikovot per konkursinį finansavimą. Tai tas būtent tarptautinis finansavimas, čia turima galvoje tarptautinių projektų, per tų projektų vykdymą. Kaip pradėti gyvendinti projektus, tai čia tikrai centre labai nemenkas proveržis yra pasiektas, įkurtas naujas projektų plėtros skyrius, tikrai labai aktyviai veikiantis su iniciatyvom ir būtent kompetencijų tyrėjų skatinimui yra skiriamas dėmesys, būtent kaip rengti paraiškas sudėtingiams ES projektams, tokiem kaip Europos horizontas. O kaip kurti grupės, kaip prisitraukti, sakykime, tarptautinės komandas, tai be abejo per mokslininkų judumą, ryšių mezgimą tarptautinių aktyvų, be abejo čia reikalinga ir centro vadovo lyderystė. Neužtenka vien nuvažiuoti, pasirašyti kažkokią sutartį, be abejo. Reikia rasti bendrų tyrimų krypčių, tas dažnai kyla iš apačios per senas pažintis. Ir pamažu viskas vyksta, tai gal tiek būtų. Ačiū. Dėkoju ir gerbiamas Kęstuti. Tenka pritarti, kad yra įvairūs būdai, bet jau išvardinti, aš galbūt pamėginsiu pasakyti kelis akcentus, kurie mano atžvilgiu yra svarbus. Tai visų pirma, mokslinė kompetencinė asmenų. Vis tik tai tos kontaktus mezga ne institucijos, bet asmenys, mokslo talentai. Tai yra labai svarbu, vienas aspektas. Kitas dalykas, kur galima proveržis yra be asmeninių kontaktų, taip pat kontaktai su Lietuvos kilmės mokslininkai, kurie baigė 2, 3 ir 3 pakopos studijos užsienį. Jeigu tai vadinasi būtų proaktyvūs kontaktai, tai aišku, su jais užmegzti bendradarbiavimą ir gauti tarptautinį finansavimą yra gana didelės nemažos galimybės. Kaip sakiau, kaip minėjo kolegos, projektinių veiklų skyrius yra svarbus, bet aš taip pat galvoju, kad galėtų būti svarbus ir tarptautinių ryšių skyrius. Ar tai vadinasi atsakinga asmenybė, kuri šitoj kryptyje galėtų veikti proaktyviai, užmezgant kontaktus su mokslo talentais iš užsienio. Tai tiek būtų. Dėkoju, išgirdome idėjas, kaip galėtų pritraukti iš užsienio, tarptautinio finansavimo. Kitas klausimas susijęs, bet jau gilinamės į vidaus gamtos tyrimo centro galimybės ir tai būtų, prašome atsakyti, kokia būtų jūsų nuomonė sritis efektyviausia centro lėšų investavimui, iš kurių numatote didžiausią grąžą. Tai yra, kokia sritis gamtos tyrimų centrui gali sukurti didžiausią grąžą ir gauti investicijų. Tai gal pradėkim nuo vidurio. Gal gerbiamas Vaidotai, jūs galėtumėt? Klausimas nelengvas, tikrai reikia pagalvoti.
Kokia sritis, mokslinių tyrimų sritis, čia turbūt turime omeny. Bendrai, žiūrint į centro veiklos kryptis, funkcijas. Na, manau, kad labai gera sritis yra bendradarbiavimas biotechnologijų vystymo srityje ir sveikatos mokslų srityje. Tai būtent tas bendradarbiavimas ir bendradarbiavimą gimstantis naujų technologijų, inovacijų kūrimas, patentų kūrimas, manau, kad tikrai galėtų atnešti nemažų pajamų. Be abejo, kaip ir buvo minėta šiandien ne kartą, pasikeitimas teisinio statuso į viešą įstaigą atveria daug daugiau galimybių uždirbti lėšų, bendradarbiaujant su verslu, komercializuojant intelektinės veiklos rezultatus. Taigi ir taip pat viešųjų įstaigų kūrimas kitų juridinių asmenų, tokių kaip spin-off, tų pumpurinių įmonių. Tai vat suradus tinkamus partnerius, aš kiek žinau, tas bendradarbiavimas jisai jau vyksta, pamažu ir įsibėgėja, būtent su biotechnologijų, sveikatos mokslų sričių įmonėmis. Galima kurti bendras, taip vadinamas, pumpurinės įmonės, kurios galėtų atnešti tikrai nemažą finansinę naudą. Dėkoju Jums ir galbūt Richardai, pratęskite ačiū labai. mintis. Ačiū labai. Žinot, po Vaido pasisakymo aš vėl nelabai ką turėčiau pridurti, bet įtariu, kad čia toks yra ganėtinai keblus paklausimas. Jeigu dabar įvardinsi kurią nors laboratoriją, tai nubaus, tada kiti sakys, negerai. Aš jau užsiminiau apie, vadinkim, tokį savo pasirinkimą, tai yra molekulinių genetinių tyrimų prioritetas savyje jaučiu. Vienai vystant jisai išplėstų galimybę ne vien tom laboratorijom, kurio valdo tą technologiją, bet praplėstų galimybės visom kitom laboratorijom lygiai taip pat pasinaudoti tuo instrumentu ir tuo pačiu plėsti savo galimybės. Tai vienas momentas. Antras dalykas, kuris man regis šiuo atveju labai svarbus, tai yra mūsų lauko tyrimų bazės plėtra, įgyvendinant visas tas numatytas priemonės, kurias su kolega Vaidu ganėtinai išsamei išdėstėm. Ten yra ir galimybė vystyti, reiškia, energetinio alternatyvų planus, įvertinti jų poveikį ekosistemom. Ten yra galimybė bendradarbiauti su užsienio, netgi ir Amerikos partneriais, kurie atneša savo lėšas į eksperimentus. Galų gale tai yra visuomenės pritraukimas prie lygtai į oazę, mokslo ir gamtos oazę tarp stiklo ir betono luitų. Tai mano tokie pasisakymai. Dėkui labai. Tai gerbiamas Sigitai. Taip, ačiū už klausimą. Tai aš vis tik tais pradėčiau truputį iš kitos pusės. Pirmiausiai, ką mes turim investuoti, tai yra mūsų žmonės. Žmonės, tada naujos idėjos ir moderni infrastruktūra. Moderni infrastruktūra, aišku, jinai reikalauja ir mūsų pačių atsinaujinimo, mūsų pačių naujų žinių. O dabar, jeigu kalbant apie pačias tematikas, tai pirmiausia, naudojantis dabartiniais vadybos metodais, mes turim tiesiog vertinti tą rezultatą. Mes tiesiog turim vertinti mūsų indėlį į tą tematiką ir kokį mes gaunam rezultatą. Tai yra to rezultato vertė. Tai gal būtų trumpai tiek. Ačiū labai. Dėkoju ir Kęstuti. Na, direktorius labai išmintingai pasakė, iš tiesų taip reikėtų daryti. Aš akcentuočiau, vadinasi, kad reikėtų be žmonių investuoti į kryptis, pavyzdžiui, ką aš esu minėjęs, socioekonomika, matematinis modeliavimas, vadinasi, didėjų duomenys. Šitie dalykai, jie stipresnės pozicijos, jos atvertų galimybės gauti projektinį finansavimą, ypač tarptautinį projektinį finansavimą, nes šitos, vadinasi, kompetencijos yra labai svarbios, gaunant tarptautinį finansavimą. Antras dalykas, tai būtų, vadinasi, naujų technologijų įsisavinimas, infrastruktūros plėtimas, kas taip pat atvertų naujos galimybės ir vėlgi gauti, vadinasi, tos
infrastruktūros tobulinimas, reiškia, naujų galimybių įgymas, jas atvertų galimybės inovacijoms, ką galima komercializuoti, taip pat galimybės pritraukti, vadinasi, sukurti naujus projektus. Na ir investavimas tikriausiai pačių žmonės, be abejonės, gali būti. Pritraukimas mokslo talentų. Tai yra labai svarbu. Tai tiek. Dėkoju. Turim kitą klausimą jau neriant gilyn į administracinius klausimus. Tai klausia, kokių konkrečių didžiosiamis raidėmis, konkrečių veiksmų ketinate imti siekiant sumažinti administracinę naštą mokslininkams ir taip padidinti jų norą projektus rašyti bei vykdyti. Tai gal pradėkime nuo gerbiamo Richardo. Ačiū labai, kolegos. Dar prieš 20 metų turėjau svajonę ir ją dėsčiau Botanikos instituto mokslo taryboje. Mokslo taryboje dėsčiau, mes turime įsteigti projektų valdymo grupę. Neduos meluot, Valerijus, buvo tokie žodžiai. Ir aš dabar tą projektų valdymo grupę matau mūsuose, kuri faktiškai jau padarė ženklę pažangą ir ženklų impulsą žmonėm, kada žmonės patikėjo, kad to darbo netaip ir daug bus, rengiant projektą. Tai nereiškia, kad projektų valdymo grupė rašys tau projektą, bet jau išmokus jį galima daryti. Kitas dalykas, kuris mane labai magina. Aš sakyčiau, aš tiesiai šviesiai. Aš galvočiau, kad mokslininkai neturi rašyti arba pildyti komandiruočių prašymą. Komandiruočių prašymą gal ir turi parašyti, galbūt elektroniškai, bet visą kitą dalyką jisai laiką nebegaišta, nedaro bėgiojimo po koridorius, parašų nesurinkinėja. Aš tą mačiau užsienio įstaigose, mačiau kai kuriuose Lietuvos įstaigose. Kitas dalykas – viešieji pirkimai. Aš sutinku, kad jie labai griežtai turi būti prižiūrimi, tačiau tiek, kiek dabar sugaištama laiko su viešaisiais pirkimais yra mokslininkų laiko gaišatis ir trukdymas. Bandyčiau tose srityse kažką daryti. Dėkoju gerbiamam Richardui ir galbūt pratęskime, gerbiamas Sigitai, tai kokių konkrečių veiksmų mažinti administracinę naštą? Taip, ačiū už klausimą. Tai pirmiausia, aš gal pradėčiau nuo to, kad mane čia kurį laiką kritikavo dėl vadybinės patirties, ten stokos ir panašiai. Tai aš aišku to laiko negaišau veltui ir aš labai intensyviai įkritau į šiuolaikinius vadybos metodus, ypatingai į LIN. Daug bendravome su LIN akademijos vadovais, dirbau su įvairiom institucijom, kurios šitos metodus įsivedė. Tai čia yra vienas iš labai efektyvių būdų administraciniai tai naštai mažinti, laiko išteklių švaistimui. Ir iš tikrųjų tai, ką mes planuojam čia centre, kartais, kai aš matau įmonės, kurios tiek Lietuvoje, tiek užsienį įsivedė šitos metodus, kiek jie sutaupo ir kiek jie pasiekia, tai kartais tiesiog net nedrąsu tos skaičius sakyti. Tai aš čia matau didžiulę galimybę, tai šiuolaikinių vadybos metodų įvedimas. Pirmiausia, LIN metodai, LIN sistema ir panašus. Tai nuo to pradėti reikėtų, nes visa kita tai yra detalės. Ir mes tas detalės iš tikrųjų per visą tą sistemą galėtumėm gerokai patobulinti ir gerokai sutaupyti, savo švaistimą sumažinti. Ačiū. Dėkoju. Tai gerbiamas Kęstuti. Vadinasi, po tokių pasakymų aš nelabai ką galiu pridėti. Iš tiesų vadyba yra, kaip vadinasi Richardas paminėjo, kad vadinasi galima nuimti nuo tokių kasdienių rūpesčių kaip komandiruotės ir viešieji pirkimai. Vadinasi, bereikalinga biurokratinė našta nuo mokslininkų taip, aš su to sutinku. Kol kas tas neįvesta, bet ateityje tikriausiai bus padaryta. Vadinasi, ir pagalba iš tiesų projektų skyriaus yra svarbi, vadinasi, ruošiant projektus, vykdant mokymus, didinant kompetencijas. Tai nieko naujo aš pasakyti negaliu, sutinku. Dėkoju, gerbiamas Kęstuti ir gerbiamas Vaido, taip pabaikite. Taip, labai daug ką pridurti čia ir nebeišeitų.
Tačiau, taip pat norėčiau akcentuoti, kad turim šaunų projektų plėtros skyrių su puikia vadove, kuri tikrai atsinešė didžiulę patirtį iš darbo su tarptautiniais projektais ir jinai siūlo tą pagalbą. Tai tiesiog nepamirškime, kad yra projektų plėtros skyrius. Kreipkime tos pagalbos, rašant projektus, aš nebejoju, kad bus suteikta aukščiausios kvalifikacijos pagalba. Dėl tų smulkių, sakykime, biurokratinių visokių iššūkių. Pats, kai esu vadovavęs vienam tarptautiniam projektui, tikrai teko daug išmokti pačiam ir viešųjų pirkimų niuansų, ir ten visokių tabelių pildymą ir taip toliau. Tai iš vienos pusės, lyg tai piktina, kad apkrauna čia mūsų mokslininkus, bet iš kitos pusės aš suprantu ir tos administracijos darbuotojos, ir buhalterijos, ir viešųjų pirkimų skyriaus, kad yra daugybė niuansų, kuriuos tik tai pats mokslininkas žino ir kartais būna, kad lyg tai tu norėtum, kad už tave ten visas paraiškas supildytų viešųjų pirkimų skyrius, bet iš kitos pusės gaunasi taip, kad jam reikėtų tave nuolatos trukdyti, skambinėti, rautis ir taip toliau dėl kiekvieno niuanso. Tai čia, tos dalykus, manau, dirbant reikėtų išdiskutuoti dar kartą ir įvertinti, kokios realios yra galimybės sumažinti tą biurokratiją. Taip, aš tikrai labai norėčiau, kad nusimtų kiek įmanoma daugiau tas administracinės naštos nuo mokslininkų, bet kiek tai realu, manau, kad galim pamatyti tik diskusijų metu. Ačiū. Dėkoju visiems pretendentams už atsakymus. Noriu priminti, kad turime likusias 20 minučių klausimams šiandieną. Ir kitas klausimas irgi susijęs su mokslininkais ir administracija. Tai kaip įsivaizduojate, kokia turėtų būti proporcija tarp mokslininkų ir aptarnaujančio personalo, įskaitant administraciją? Tai gal pradėkim nuo gerbiamo Sigito. Proporcija, aišku, sunku pasakyti dabar tiksliai procentais, bet tas labai priklauso ir nuo konkrečių darbų, kuriuos atlieka konkreti laboratorija. Nes vienose laboratorijose mes esam labai įvairūs. Vieni dirba lauko sąlygom, kiti dirba laboratorijai. Tai vėl poreikis to techninio personalo, jeigu taip galima sakyti, aptarnaujančio personalo yra didesnis. Iš kitos pusės mes turim sezoninį darbą. Mano darbas irgi kartu ir Vilniaus universitete padeda pritraukti studentus, pavyzdžiui, kada mes turim vasaros sezoną, mūsų sezoninis darbas. Pavyzdžiui, dabar irgi, sakysim, pavasarį ten geografai išvažiuoja, ten ko pažiūrėti ir panašiai. Tai reikia žmonių, kuriuos mes galime mes tada ir iš kitų įstaigų. Pavyzdžiui, mes galim pritraukti laikinam darbui žmonės iš mokslo institucijų ir panašiai. Dabar jeigu kalbėti apie visą tą administracinį darbą, tas administracinis darbas yra daugiau ar mažiau subalansuotas, bet vėl aš čia matau galimybės taupyti. Galimybės taupyti, bet vėl grįžtų prie tų pačių naujų valdymo metodų. Tai šitos dalykus, sakau, mes jau esam ir aptarę, mes esam planus sudarę, ir iš karto jos pradėsim įgyvendinti pas save. Tai tą tikslų procentą jis nebus niekada, nes jis visą laiką sviruoja. Iš kitos pusės mūsų dabartiniai situacijai, kada mes dar turim tą, kaip kalbam apie projektų plėtros skyrių ir panašiai, pagalba yra reikalinga didesnė. Bet ilgainiui galbūt, kada žmonės įsivažiuos, mano vizija yra tokia, kad jie įsivažiuoja ir tada to išorinio stumimo galbūt mažiau reikės. Tai visai nebūtinai tas reiškia įdarbinimą į biudžetą, galima surasti ir kitas veiklos formas. Tai mano būtų toks atsakymas. Dėkoju, gerbiamas Richardai, kokia proporcija turėtų būti? Čia taip tiesmukai atsakyti, tokia proporcija turi būti. Vienose, teisingai sako gerbiamas direktorius, kad vienose laboratorijose vienaip, kitose kitaip. Vienam reikia vienam asmeniui pagalbininko laboranto, kitoj laboratorijai gerai, kad nesimaišytų nieks po kojom. Bet kalbant apie, aptarnaujantį personalą, yra labai svarbus aspektas, ypač tose srityse, kur ypatingai nesigaudama, tarkim, technologinėse dalykuose. Turėti pakankamai stiprią komandą, kuri gali padėti galvoti apie priemonių
remontą, išlaikymą ir mokėti jiems atlyginimą tik tada, kada jie nedirba. Čia mačiau tą Hollywoodo kino statybose taip daro. Kai viskas veikia, jiems tada moka atlygiai. Kai neveikia, tegu dirba, kol pataisys. Čia toksai tarsi pajuokavimas. Na, šiaip jau, kaip iš patirties žinau, laboratorijoje bent 2-3 pagalbiniai darbuotojai prie laboratorinių, prie indų parengimo, prie sterilinimo tokiose laboratorijose, kur to reikalinga. Tai jeigu laboratorijoje 10 žmonių, tai 3 pagalbininkai tikrai nepamaišytų. Tai tiek. Dėkoju, gerbiamas Vaidotai. Na, aš beveik įsivaizduoju, kodėl kilo šitas klausimas. Tai natūralu yra, greičiausiai kilo iš mokslininkų pusės. Natūralus yra klausimas, visada mokslininkam atrodo, kad administracija yra išpūsta, kad jinai neaišku, ką ten veikia. Paprastai atrodo, kad jie tik tai trukdo mokslininkam užuot padėję. Bet kadangi esu dirbęs ir vadovaujantį darbą kolegijoje, kaip pristatėme, pasakojau, ir matau tą dalyką ir iš viršaus. Na, ten kolegijoje buvo tokia savotiška, sakykime, sistema, kad labai daug administracijos darbuotojų funkcijų dubliavosi, žmonės įvairiausias veiklas vykdė, nuo pradedant dėstymų iki kelių net funkcijų administracinių. Tai iš vienos pusės buvo labai sumažintas tas administracinis aparatas, iš kitos pusės žmonės administracijos kartais tikrai būdavo labai labai stipriai apkraunami. Tai mano akiai žiūrint, nežinau, ar kažką tai čia labai galima būtų pakeisti, kažkokių drastiškų siūlymų, kad čia reikia sumažinti tą aparatą, aš neturiu. Man atrodo, viskas yra pakankamai neblogai subalansuota, bet be abejo tai turi būti dinamiška. Reaguojant į pokyčius, jeigu reikia kažkokio aptarnaujančio personalo daugiau, mes turime jį priimti, kad vystytųsi tos kryptis, kurios yra svarbios, kurios prioritetinės tuo metu, galbūt kitų svarba nunyksta, jos galima išformuoti, žinoma, nepaleidžiant žmonių ir randant jiem kitas veiklas. Tai tiek, ačiū. Dėkoju ir Kęstuti, kokia jūsų nuomonė? Čia vadinasi, iš tiesų klausimas kyla iš mokslininkų. Dėl to iš tiesų neretai tenka girdėti tokį pasakymą, kad per šitą administracijos žmonių daugėja, o paslaugų kažkaip tai aiškaus pagerėjimo nėra. Savaišku, vienareikšmiškai atsakyti visą šitą sunku, koks procentas galėtų būti. Akivaizdu, kad turėtų būti mažiau negu mokslininkų, ant kiek stipriai. Vadinasi, sunku pasakyti, priklausoma kokia valdoma infrastruktūra ir panašiai. Manyčiau, kad personalo, kuris atsakingas už administravimą, kiekis galėtų, vadinasi, ir už šitą infrastruktūros palaikymą, vadinasi, bendraja prasme galėtų mažėti. Tuo tarpu techninio personalo, kuris reikalingas laboratorijose ir padeda atlikti, užtikrinti tyrimus. Vadinasi, iš esmės, manyčiau, kad čia galėtų netgi didėti tasai kiekis. Bet čia atsakyti vienareikšmiškai neišeina. Vadinasi, tai turėtų būti suvokta pačiose laboratorijose, bet tai galiu pasakyti, kad kiek teko patirti užsienyje, ten techninio personalo, konkrečiai laboratorijose, kuris užtikrina mokslinius tyrimus, yra santykinai daugiau negu pas mus. Pas mus kai kuriuose laboratorijose tokio techninio personalo, vadinasi, nemokslinio, praktiškai ir nėra. Tai toks mano būtų atsakymas, kad problema nėra vienareikšmiška, jinai turi būti atsižvelgta į konkrečius dalykus, bet tendencija bendra galėtų būti, kad administracinio personalo galėtų pamažėti, o techninio personalo, kuris palaiko tyrimus, vadinasi, laboratorijose, galbūt tam tikrais atvejais galėtų ir daugėti. Dėkoju pretendentams už atsakymus. Kitas klausimas susijęs su patraukliu darbdaviu, jeigu taip galėčiau pasakyti. Tai koks būtų jūsų požiūris į nuotolinio darbo perspektyvas? Gal pradėkim nuo jūsų, Kęstuti. Nuotolinio darbo perspektyvos. Vadinasi, nuotolinis
darbas įgavo tokį, vadinas, populiarumą per COVID epidemiją, kai daugelis, vadinas, dirbo nuotoliu. Aš vis tik tai žiūriau į nuotolinį darbą teigiamai. Iš esmės mes, mokslininkai, vadinasi, mūsų efektyvumas turi būti vertinamas pagal produkciją. Ką mes padarome, ką sukūrėme, ką publikuojame, kokius projektus laimime. O vadinasi, mokslininkas nėra tas žmogus, kuris turėtų sėdėti nuo tam tikros valandos, reiškia, ryte iki tam tikros valandos po pietą. Dažnai mokslininkas tai yra gyvenimo būdas ir jisai gali dirbti bet kuriuo metu. Vienam galbūt geriau vakare dirbasi, o ne ryte. Vadinasi, tai šiuo atveju turėtų būti lankstumas ir turėtų būti orientuojamasi ne į, vadinasi, kada dirba žmogus, sudaryti jam galimybę dirbti nuotoliu, bet savame aišku turėtų būti ir kontrolė, kai jisai padaro. Jeigu nieko nepadaro, dirba nuotoliu, tai ta galima kelti klausimas, o kas iš to, vadinasi, ką tu sukuri. Manau, orientacija turėtų būti į rezultatus, o ne tai, kaip žmogus dirba, ar nuotoliu, ar betarpiškai. Dėkoju, gerbiamas Vaidotai, jūs. Na, iš principo, turbūt reiktų atskirti darbą nuotoliu administracijos ir mokslininkų. Iš principo į nuotolinį darbą aš žiūriu teigiamai, tikrai jau tiek metų nuo pandemijos pradžios praėjo, susigyvenom, išmokom dirbti ir tas sąmoningumas žmonių išaugo, aš manau. Tai aš visada palaikau tą principą, kad svarbiausia ne kad žmogus fiziškai sėdi, o ką jisai padaro. Tai ar jisai padaro tą patį sėdėdamas kabinete, ar jis tą patį padaro sėdėdamas namuose, čia kaip ir nebūtų didelio skirtumo. Na, administracijai be abejo tikrai daug yra reikalų vidinių, lakstymo po koridorius tarp kabinetų. Ir kartais tiesiog yra noras užbėgti, pasiklausti ir mokslininkai to tikisi, kad jie ras kabinetuose. Dar vis nėra gal tos kultūros, kad ten skambinėti kiekvienų klausimų, visada norisi gyvai pasikalbėti. Tai čia kaip aptarnaujančio personalo, mano matymu, turėtų būti darbas nuotolinis, galbūt kiek mažesnis, o mokslininkams tai, žinoma, priklauso taip pat nuo kiekvieno mokslinio padalinio vidinės kultūros, kaip yra susitarta. Šiuo metu, aš kiek žinau, yra galimybė dirbti nuotoliu, tai reikia parašyti prašymą, galbūt ne visą laiką, bet dalinai. Ir, pats tikrai būčiau už tai, kad mokslininkai, ypač tie, kurie neturi studentų, kurie susikoncentravę į straipsnio rašymą ar kažkokio projekto paraiškos, galėtų dirbti iš namų. Tai tiek, ačiū. Dėkoju už nuomonę, gerbiamas Ričardai. Nebūdamas iš esmės priešininkų nuotolinio darbo, ypač tų žmonių, kurie šiaip jau vienišiai vaikšto po kalvas, randa naujas mokslų rūšis ar nuotoliu pasišalinę sukuria nepaprasto gerumo straipsnius į tarptautinės publikacijas, vienok. Aš turiu tokį vieną principą. Gyvas susitikimas, kadangi šiandien agitavau už tą tarpdiscipliniškumo vystymą, jisai duoda 100 kartų daugiau naudos, negu kad nuotoliu per kompiuterį ar per kokį mobilų ryšį pasikalbėjimas. Todėl labai agituoju už bendravimą ne tik laboratorijose, bet ir bendravimą pertraukų metu, kada galima pasikeisti idėjomis, bendravimą naujai sukurtame mūsų salėje, kurioje netrukus komisija mus kalbins Avilyje per pietų pertrauką. Ir kitas momentas yra, kaip tu gali atlikti eksperimentą nuotoliniu būdu. Apskritai priemonė, kurią tu lieti, jinai tave auklėja.
Tu gali užsakyti, atlikti kažkokį tai tyrimą, nuotoliniu būdu nusinti, nuotoliniu būdu gauni atsakymą ir tada turi. Bet jeigu tu neišauklėjai savo prietaiso, jeigu tu jo nejauti, tai nuotolis tik tai kenkia. Aš už dažnesnį lankymąsi, bendravimą ir ryšių tarpusavio plėtimą įstaigoje. Dėkoju ir gerbiamas Sigitai. Taip, ačiū. Iš tikrųjų, tai čia yra truputį platesnio klausimo dalis. Aš vis tik tais manyčiau, kad pagrindinis dalykas yra ugdyti motivaciją centro darbuotojų ir tokiu būdu skatinti jų įsitraukimą į centro vykdomą veiklą, siekiant centro tikslų. Tai čia būtų vienas iš tų vadybos metodų, kuris vadinamas hibridinis darbo metodas, kada mes derinam nuotolinį su darbu, konkrečioje darbo vietoje, su tuo stacionariu darbu. Tai tiesiog kiekvienu atveju turėtų būti asmeninis priėjimas ir kiekvienu atveju mes turėtumėm šitos dalykus spręsti. Tai yra vėl iš tų, kaip sakyčiau, naujų vadybos metodų. Tai mano būtų toks atsakymas. Tikrai ne prieš, bet kiekvienu atveju mes turim derinti. Ir tai čia yra dalis gerokai svarbesnio dalyko, tai yra motyvacijos kėlimas. Kiekvienam žmogui pagal jo poreikius, pagal jo galimybės. Ir tai turi būti atliepta. Tai ačiū. Dėkui labai. Iš tiesų liko tik 5 minutės. Tai galėtume dar vieną klausimą užduoti pretendentams, kuris labai aktualus, bet sutarkime, kad 1 minutę skiriam atsakymam labai greitai. Tai paskutinis klausimas iš 35 klausimų. Ar planuojate kurti naujas darbo vietas, kaip planuojamas žmogiškų išteklių didinimas ir mokslo talentų pritraukimas? Labai trumpai. Aš esu jau pasakęs savo gairėse, kaip tas viskas galėtų vykti ir manau, kad iš tiesų naujų darbo vietų kūrimas yra gali. Pritariu, kokios būdus galima pritraukti žmogiškuosius išteklius, taip pat neužmirštant mokslo talentus iš Lietuvos, aš esu jau pasakęs, jeigu trumpai. Taip, tai aš manau, kad, sakykime, institucijos augimas, jisai vystantis, tobulėjant ir vykdant visas veiklas, jisai kaip ir yra siekiamybė, kuriuose srityse galbūt galima plėsti kolektyvą, čia atskiros diskusijos klausimas, bet vėlgi reikia nepamiršti, kad viskas yra labai priklausoma nuo finansinių išteklių, kiek yra pinigų skirta atlyginimų fondui. Mes negalim tiesiog priimti žmonių ir paskui iš kitų atimant paskirsti tą atlyginimų fondą. Tai va, tas reikia turėti omeny. O šiaip manau, kad labai verta susikoncentruoti į galimybės uždirbti pinigų papildomų, pavyzdžiui, įsteigiant bendradarbiavimo su verslu, komercializavimo skyrių atskirą. Tai tiek, ačiū. Dėkui, gerbiamas Ričardai. 2 momentai yra demografija. Jeigu pažiūrėti į mūsų institutą ir kitas įstaigas, tai tam tikrą prasme labai daug tokių aksakalų. Jiems kada reikės pamainos, tai atsakymas aiškus, kuo greičiau ieškokime jaunų žmonių, kuriuos priimkime į darbą, nes nepraeis ne 5 metai ir mums stiks darbuotojų. Stiks. Dėl to, kad vienoje per kitaip, tiek aš, tiek kiti kolegos, kurie dar, kaip jau sakiau, nepriklausomybės laikais vystėm mokslo dirvonus arėm, turėsim pasitraukti. Jeigu dabar nepriimsim, tai tada, kai jau reiks išeiti, nebebus ką priimti. Kita vertus, mes, kaip ir suplanavę buvom, jauninimo programą padaryti. Dar tai eilėje, gerbiamas direktoriau, ar ne? Taip, ir gerbiamas Sigitai, pabaigite. Taip, aš vis tik tais pasakyčiau taip, darbo vieta nelygi darbo vietai. Pirmiausia, mes turim biudžetą ir mes turim projektinį finansavimą. Tai yra tie vadinami minkštieji pinigai. Jeigu mes iš tikrųjų einame į Europą, jeigu mes einame į tą kryptim, kur
nujudėjo dabar pagrindinės mokslo institucijos tiek Europoje, tiek, sakysim, Amerikos žemyne, kur man yra daug kartų šitą lankytis, dirbti, studijuoti. Tai projektinė veikla ir tai mums reikia tų projektų siek daugiau ir tas atveria kelią tiem vadinami minkštiesiam pinigam. Čia yra mūsų kelias. Dabar tai, kas liečia biudžetą, tą biudžetą reikia vertinti labai atsargiai. Iš vienos pusės tai galbūt yra patrauklu, jeigu mes kalbam, sakysim, ypatingai vėl diferenciacija jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės. Galbūt vyresnio amžiaus žmonėms reikalingas tas didesnis stabilumas. Tai jie nori būtų užtikrinti, kad jie turi tą stabilią darbo vietą. Jaunimui kaip tik tais reikia judesio, daugiau judesio, kad jisai galėtų įsijungti tas naujas veiklas. Tai tie minkštieji pinigai, aišku, mums dabar galbūt daugeliui, kai mes pripratę prie tos senos sistemos, jie atrodo baisiai, bet aš manau, kad anksčiau ar vėliau vis tiek Lietuva nueis tuo keliu ir mes irgi turim tuo keliu eiti. Tai ačiū labai. Ačiū visiems pretendentams, gerbiamam Kęstučiui, Vaidotui, Richardui ir Sigitui šiandieną už pristatytas jų veiklos gaires. Ir iš tiesų, baigdama šitą mūsų bendruomenės susitikimą, norėčiau palinkėti Gamtos tyrimų centrui tokio vadovo, lyderio ir pacituoti Alisos Miniotaitės mokslininkės žodžius, kad ko gero lyderis tas, kuriam nepakanka ir jie nori daugiau. Ir linkiu vadovui, lyderiui, užkariavus pasauliui, kad ateitų eilė ir mėnuliui. Tai dėkoju visiems Gamtos tyrimų centro bendruomeniai, pretendentams, komisijai už šiandien dienos diskusiją ir iki kitų susitikimų. Viso.